Pardavėjas yra tas, kuris vaikšto su šypsena ir batų tepalu. Šiandien mūsų laidoje Olivija Sendžik. Ji yra eksporteris įmonės įkūrėja, savininkė, vadovė, labai veiklus žmogus, kuris apie pardavimus žino viską. Tai šitoje vietoje, Olivija, mano iš karto toks klausimas. Pirmas klausimas, kuris man visą laiką yra pats, kai aš esu iš pardavimo backgroundo, kaip sakoma, noriu paklausti, kodėl pardavimai? Tai visų pirma, gal pradėsiu. Ačiū, Sigitai, kad mane čia pasikvietei. Labai malonu. Kaip tenais linkiu didžiausios sėkmės su tokio tipo podcastu. Manau, kad labai daug perspektyvos tame yra. Jau. O kaip sakoma, kodėl pardavimai? Tai pardavimai iš esmės tai yra mano varikliukas ir aš nuo pat vaikystės, nuo tų senų laikų, kai mano močiutė turėjo dar vestuvinių suknelių saloną, kaip tenais augau, matydama pardavimus. Tai matydavau, kaip viskas vyksta ir kad ir kiek klišė skambėtų šitą istoriją, bet pas močiutę buvo labai daug visokių perlų ir visko, ir aš jau tada pradėjau pardavinėti močiutės perlus kaimynams. Ir nuo tada supratau, kad aš esu pardavėja ir iš tikrųjų nuo pat gimimo kiekviena istorija sekė su pardavimu ir taip kažkaip, kaip sako, kodėl pardavimai, tai kaip čia pardavėjai iš viso patapau, tai nuo pat vaikystės iš tikrųjų kažkokia priešistorija tokia juokinga, bet jinai tokia yra. O kiek metų buvo? 6, man atrodo, metai buvo, kaip mano sūnų irgi, tai kažkas dabar mano sūnus paimtų ir kažką eitų pardavinėti, tai atrodytų kažkoks kriminalas, bet tais laikais 9-aukštis, perliukai į ranką ir kai sako, einu ir pardavinėjau ir kaimynai pirko be to, nes sakė močiutė, kad buvo tikri perlai, o aš ten po litą ar po 2 pardavinėjau. Tai istorija buvo nekokia, vienu žodžiu, bet vis tiek. Pasveikino turbūt su tom, kad, sako, matau visame tame pozityvo, kadangi esi visgi pardavėjas, sako. Tai Turim karštų naujienų. Marketingo legendos turi naują partnerį. Omnisen naujienaiškis galite šiuo metu naudotis iki 30% pigiau visus 3 mėnesius. Taip kad griebkite šį pasiūlymą, kol jis dar galioja, video prašymo apačioje. Bet, gerai, filosofinis klausimas. Ar visi yra pardavėjai? Nes sako, visi kažką parduoda, ne? Ar taip yra iš tikrųjų, ar kaip čia dabartis? Šitai čia dilema yra ir mano galvoj, kadangi aš samdausi pardavėjus, mes esame ir Amerikoje pilnai atsidarę savo kompaniją Ilinojui ir kai samdausi pardavėjus, stengiuosi į atrankas pati eiti ir prajusti žmonės. Mes pardavėjai šiaip tai aišku, kad iš esmės galime būti visi, bet yra tas vadinamas drive žmogaus, kiek ta dinamika pardavimuose žmogų gali vežti, nes yra skirtingų pobūdžių pardavėjų, yra analitikai, kurie analizuoja labai ilgai ir jie gal ilgainiui parduoda ne čia ir dabar, bet jie parduoda, kaip aš sakau, didesnės vertės projektus, produktus ir yra vadinami tie straight to the point, tokie tiesiai prie taško einantys pardavėjai, kurie čia ir dabar parduoda ir net tą potekstę, kaip aš sakau, tokia yra taisyklė, sako, aš nečiupčiai šaldytuvą, sako, galiu parduoti, geras pardavėjas, ne tokia juokinga, bet mano akimis tai vis tiek pardavėjai gali būti visi, tik tais klausimas, kiek tu nori būti to pardavėjų, nes tikras pardavėjas turi savo gyvenime labai daug dinamikos, labai daug chaoso ir ne visi su to gali susitvarkyti, tai va. Tai yra toks biški gyvenimas po įtampą. Labai stipriai. O tai kas tada įtakoja tą įtampą? Manau, kad, kaip aš sakau, skirtingos rinkos, ypatingai jeigu mes kalbam apie eksportą, mano tema ir yra eksportas, bet kalbam gerai, jeigu apie vietinę rinką kalbėti, tai yra non-stop bendravimas, skirtingi žmonės, skirtingos emocijos, tai yra bet kokiu atveju skirtingos darbo valandos, kartais yra nepatogu, bet turbūt tas ir varo tau stresą, atsiminimas kiekvieno vardą pavardę. Kai aš sakau, geras pardavėjas, jisai turi viską žinoti apie savo klientą, nuo to, kada jo vaiko gimtadienis, pasveikinti su kalėdomis, tokie elementarūs klišė dalykai, bet jie bet kokiu atveju labai daug pridėtinės vertės ilgainiui perspektyvai duoda. Ir tu be šiuolaikinių sistemų, be programų gal net visko iš esmės neatsimintum. Tai tas aišku, kad varo stresą, kad oi pamiršau, oi ten kažko nepadariau, aš net nekalbu apie kasdienius procesus, apart bendravimo, tai yra šūsnis dokumentų, įsidėmėjimas produkto ar tai paslaugos. Kiekvienas dar produktas turi savo specifiką, savo sudėtį,
kaip aš sakau, jeigu tai yra produktas iš esmės valgomas, tai jisai gali turėti žaliavas, tu turi atsiminti tą žaliavas, turi sukurti bet kokiu atveju wow efektą, kaip aš sakau. Jeigu tu neišmanai technikinės pusės, tai tavo pardavimas lygiavertis yra nuliui, nes vadinasi, tą momentą iš ir dabar pardavėjai, bet va tęstinumas, pridėtinė vertė, tai jau čia, kai sako, kiti dalykai ir tai bet kokiu atveju nuveda vėl į tą patį tašką, kad reikia viską išmanyti, reikia, kai sako, sto dirbti ir daug daryti. Nu gerai, bet tarkim, čia iš tos, kaip aš save, va, kiek aš atsimenu, ar ne, aš visą laiką dirbau pardavimuose, tai mano prieš istoriją, prieš mano šią įmonę buvo pardavimai. Netgi nuo dar, kai buvau paauglys, kai stovėdavau už baro, irgi parduodavau, nes barmenai, padavėjai turėdavo išlaikyti ryšį su klientu. Aš tada jau supratau, kad tu esi pardavėjas, nes nuo tavęs priklauso gal dar deserto, ar ne? Atrodo aptarnavimas, bet iš tikrųjų tai yra ir va tas bendravimas, kai tu esi kaip padavėjai, tai net tiek nebendrauja, kiek klientai kavinėse su barmenais. Ir barmenas būdavo dievas. Ir va kaip jis parduodavo. Ir aš atsimenu, tada va aš supratau, kad aptarnavimas, tai nėra taip, tai yra aptarnavimas, bet kas, čia mes galim žaisti tais apibrėžimais, ar aptarnavimas, ar pardavimas, visą kitą, bet jeigu žmogus dirbo paslaugų srityje, tarkim, gerai, terapeutas, ar ne, koks nors, jis atrodo atlieka paslaugą, bet ypač dabar, kai mes turime visus pardavimų marketingo įrankius, kurie vadinasi Facebook, tai yra pardavimų įrankis, tai nėra socialinis šiaip tinklapis, tai yra tik tai įpakavimo pavadinimas, bet tai yra iš tikrųjų marketingo įrankis ir tie vadinami dabar solo verslininkai, ar ne, ko anksčiau nebūdavo. Ir visi dirba tą pardavimą darbą, tu nori, nenori. Kad ir menininkai, tie, kurie ar tai tapo paveikslus, ar tai fotografuoja, 50% kartais ir daugiau yra pardavimai, o po to tik tai yra tavo tas amatas. Bet tu čia labai gerą dalyką paminėjai, kaip sakai, kai barmenas buvau, tai sakai, siūlau kokteilį ir dar šalia kažką. Tai čia yra cross-sales, iš tikrųjų. Jeigu tu nori parduoti prekę, tai tu turi sukelti iš karto tą vadinamą hypą, kad tau prie tos prekės dar kažko reikia. Va, pavyzdžiui, mano vienas toksai projektas, aš nukreipau lankas, bet šiltnamiai. Atrodo, kas čia tokio šiltnamis. Bet jeigu tu perki šiltnamį, tu gali tiek papildomai daiktų parduoti šalia laistymo sistemos. Ten, tarkim, tie patys tokie lijautai, kuriuos tu gali dėti tenais, tas daržovės rampos vadinamos pakeliamos. Ir, kai sakoma, ir aušinimo sistemas gali įdėti, ne? Tai aš, pavyzdžiui, kai turėdavau klientų, šia buvo mano vienas iš pirmų didžiausių klientų. Tai pasiekėm ten nerealias apyvartas, per pirmus metus padarė maždaug apie 860 000. Tai čia buvo mano toksai wow biški efektas. Bet realiai tos sumos sudarė turbūt, gal sakykime, kokią 30% to cross-sale pagalba pasiekti skaičiai. Tai priminiai man tiesiog tokią istoriją, kad... Taip, ir dar tas yra cross-sale, upsale, kokios dar ten rūšis to... Visokių ten, aš dabar net irgi taip neatsimenu, bet cross-sale'as, upsale'as, tada aišku yra ir downsale'as, kaip aš sakau, ne, kaip jau gali pats savo koją nukasti pardavimuose, bet jo, šitie yra bet kokiu atveju pagrindiniai, kaip aš sakau. Noriu pasidalinti su jumis savo sukurtų produktų. Tai yra dalykas, kurį aš kūriau savo vaikams. Tai yra dar kol kas, kol turėjau vieną vaiką, dukrą, visą laiką ieškodavau, ką jai perskaityti prieš miegą. Ir taip gimė šį idėją sukurti lietuviškos pasakos komiksą, kuris būtų populiaria animacija, tokia kaip žiūri vaikai, taip kaip mėgsta vaikai žiūrėti. Ir manau, kad tai yra naudinga, todėl kad lietuviškos pasakos išsiskiria tuo, kad juose yra pasakojamas moralas. Mūsų tauta išliko ir liko stipri dėl to, kad turėjo ypatingą stiprų mokymo pagrindą nuo pat vaikystės. Todėl pasakos yra pagrindas visuomeniai augti ir būti stipria, moraliai brandi ir dora. Komiksas Laumė yra pirmasis komiksas, kurį aš ir išleidau. Šiuo metu sekantis komiksas yra planuojamas Eglės Žalčių karalienė. Taip, tai yra labai stipri, labai svarbi pasaka mūsų kultūroje. Ir dar, tiesą sakant, rašau savo autorinę apie būtybes ir dievus.
remiantis baltų mitologiją. Ir jeigu taip prisiminus, tarkim, reflektuojant ar ne, ir šiek tiek apie save, tai mano veikla taip ir prasidėjo. Aš, ir daug kompanijų, ne apie mane eina kalba iš tikrųjų, daug kompanijų, kad ir Samsungai, kad ir Virgin kompanijos, ar ne, yra daug kompanijų, kurios dabar yra žinomos, jos pradėjo visai ne nuo to, iš ko dabar gyvena. Ne, visiškai. Vat čia yra labai fainas dalykas, gerai. Bet jeigu, pavyzdžiui, dabar tiesiog, mes žinom, kad fiksuojam tai, kad esam visi, iš principo esam pardavėjai. Tai koks yra pardavėjo kelias, tarkim, 1, 2, 3 punktai, kad aš identifikavęs save kaip kažkurios tai srities, ar ne, žmogų, kad galėčiau daryti pardavimus, ką man vis dėlto reikia žinoti, sužiūrėti, ar aš esu kvalifikuotas tam. Ar apskritai kvalifikacijos turi žmogų, šitą turi mane, ne? Taip. Tai šiaip tai labai juokingi dalykai. Aš tai, pavyzdžiui, mėgstu ekstravertų žmonės pardavimuose tikrai. Jeigu teko dalyvauti, kad nors pardavimų formuliai, mes man atrodo, tam buvom kalbėję. Tai jeigu įeini pardavimų formulę, tu tyliai atsisėdęs kur nors kampe gali girdėti dūzgimą, nes ten yra visi pardavėjai. Ir retų atveju pamatysi pardavėją, kuris sėdi kampe. Intravertas, kur nelabai bendrauti mėgsta, nes jam nepatogu. Tai šiaip aš net ir tokį raktinį klausimą klausiu, kai ateina į atrankas darbuotojas ir sakau, o šiaip tu intravertas ar ekstravertas? Ir jeigu žmogus man pasako, kad jisai intravertas, tai aš papasakoti kokioje situacijoje, tarkim, kada jisai ten skaito save intravertų, nes kartais žmonės to nesupranta. Dar kad jeigu tu uždaras ir grįžti namo ir tiesiog mėgsti ramiai pabūti, bet šiaip savo didžiąją dalį dienos ten praleidi bendraudamas taip toliau, tai čia viskas yra okei. Bet mano manimu, kad įsivertinti, ar tu esi pardavėjas, tai aišku, paklausti savęs, ar tau patinka bendrauti, ar tau patinka daug bendrauti, ar tu pavargsti nuo žmonių. Gerai, gal gali grįžęs namo ir pasilsėti, bet šiaip yra daug dinamikos, daug bendravimo ir išlaikymas tų pačių minimalių detalių. Pardavėjas turi turėti consistency, tai pastovumą. Ir kai sako angliškai, čia aš vis kalbu, nes pas mane eksportas, tai aš tokia su ta anglų kalba, bet consistency is the key to success. Ir čia 100% aš galiu patvirtinti, kad yra raktas į sėkmę tik pastovumas. Tai jeigu tau patinka daryti tą patį, sekti, follow-upinti, ten skeilinti, vėl eiti, prieiti, tai tada tu tikrai esi pardavėjas. Bet jeigu tau patinka krapštytis mažose detalėse, aš jau kvesionuočiau, ar tu esi pardavėjas, gal tu esi analitinio mąstymo žmogus, kuris yra labiau linkęs į užpirkimus. Tai man labai gerai atsiskiria, kaip yra pardavėjai ir užpirkėjai, nes yra tos dvi kryptis. Ir kitas dalykas. Geras pardavėjas visada šalia savęs turi gerą turėti strategą arba analitiką. Nes, pavyzdžiui, aš esu visiškas chaosas. Kas susijęs su Exceliais, CRM-ais, bet kokiom lentelėm manęs ten nėra. Aš tiesiog, ta prasme, net savo darbo vietoje beveik nebūnu, nes dėl to, kad bendrauju, konektini, ten taip toliau, networkini, renginiai visokie ir taip toliau. Bet aišku, reikia daeiti iki to taško, reikia susikurti visą tai. Tai bet kokiu atveju, pagrįžtant sakytai tavo klausimą, kad aš dar gal tokio 100% atsakymo net ir neturiu. Iš tikrųjų, kuo daugiau dirbi su pardavimais, tuo labiau supranti, kad mažiau atsakymų pradedi turėti. Dėl to, kad kiekviena situacija atneša tau kažkokių naujų vėjų, ypatingai su dabartiniam technologijom, ką tu minėjai, kad pereitos kompanijos, tai kaip jos rinkosi pardavėjus. Nebuvo tokių dalykų, intravertas, ekstravertas, tu tiesiog pajūti energetiškai, ar tas žmogus yra tinkamas, arba į tavo komandą, arba į tavo kompaniją, bet ką dar siūlau, taip atkreipti dėmesį į tam tikrų kompanijų pardavėjus ir pažiūrėti, kaip jie save veda. Tu, tarkim, ta pati Kikos kompanija, ne? Aš pati esu Kikoje dirbus. Akvatera dabartinė, taip. Tai yra Paulius Ausmanas. Šiaip yra mano pats didžiausias mentorius, aš jį žiūriu, kaip aš sakau, kaip tikrai vieną iš lyderių eksporte. Tai galiu pasakyti tik ties vieną, kad aš labai atkreipdavau dėmesį net jo veiksmus, ką jisai daro, kaip jisai save veda, kaip bendrauja ir taip toliau. Ir važiūrinti savo tą kažkokį lyderį, mentorių, gali susidaryti įspūdį, ar tau tas patinka, ar tu taip norėtum ir ar tas tave draivina. Nes jeigu tas nedraivina, tu atsimuši į sieną. Bet kokiu atveju, čia kaip sako, kaip tu patapai savininku. Nuvažiavau, viskas buvo gerai, dirbau ir atsimušiau į sieną, kur pinigai netenkina, niekas netenkina, galimybė yra, bet tiesiog noriu kažko daugiau. Tai kažkaip taip. Tai jeigu tu nori daugiau, tai sales is the key, kai sako, pardavimų raktas. Tai išduosiu nedidelę paslaptį, iš principo, Paulių aš žinau, turėjau numerį ir jis galimai čia irgi dalyvau šitoje laidoje. Prašau, kaip fainai. Taip, kad jeigu žiūrovai žiūri dabar, prenumeruokit, jeigu neprenumeravot, kad
nepraleistumėt progos, mes irgi su Paulium būtinai pasikalbėsim, nes tai yra iš tikrųjų tas žmogus, kuris, vienas iš Lietuvos, sakyčiau, pardavimo eksporto, ne šiaip pardavimo, o pardavimo eksporto yra guru. Vienareikšmis. Ir buvo mano mokytojas, tai tikrai labai daug pridėjo ir kaip pasakau, daug ką dabar darant pagalvoju, o palauk, kokiu čia būtų jisai daręs, tokių net būna reminderių. Bet ar įmanoma prilygti kitam? Ne. Ne, tikrai ne. Kiekvienas mes turim savo cinkelį, gal aš galėčiau taip įvardinti. Paulius turi vieną, Olivija turi kitą. Vienam reikia tiesiog didelio drivo, o kitam reikia tiesiog, kaip aš sakau, kitokių dalykų. Gal taip neįsiplečiam. Nes aš manau, kad Paulius, jeigu, pavyzdžiui, turėtų kažko nustatęs misiją, žinotų, kur nusiųst Oliviją, o ne pačiam važiuoti irgi. Tikrai taip ir buvo. Mes taip ir su Paulium darydavom. Kadangi kartu rinkose dirbom, tai buvo dalykų, kuriuos jisai man perdavinėjo, kuriuos aš tikrai kaip Olivija galėjau daryti ir jis buvo Paulius, kur tik jisai galėjo daryti tokius dalykus. Tai. Aš manau, kad jeigu ir esi nedidelė, sakykime, įmonė, ką reiškia nedidelė, tarkim, nuo 5 iki 15 darbuotojų žmonių. Ir jau čia prasideda veiksmo. Aš esu dirbęs ir tokios, ir didesnėse įmonėse, tai aš, ko gero, pats, kol dar iki savo įmonę įkuriant, skirtingos įmonės į skirtingą pasaulį turėjau įeiti, skirtingai dirbti. Kol galų gale, vėlgi, mačiau savo vaizdą ir visur bandžiau save integruoti. Ir iš vienos buvau atleistas, bet ten atleidinėjo visus, ten buvo bandomasis laikotarpis, sako, tavo vieta iš viso buvo eksperimentinė, taip kad tu čia nesiparink. Okay. Prieš tai atleido savaičių bėgyje vieną iš įkūrėjų įmonių, vieną iš ten 3-5, o po mane žinau, kad ir atleido tos, kurie, aš tau sakiau, kad čia neišbūsi. Tas žmogus po savaitės irgi buvo atleistas. Tai žodžiu, ten visus, bet čia ne dėl to, kad save teisinčiau, taip, tenai ir padariau klaidų, ir įvedžiau šiokią tokią savo drąsos momentą, bet matau, kad neįsiplėšiau, viskas. Galų galia padirbau kitoj įmonėje, kuriau savo, ir po to visi oversellai, upsellai, ar ne, prasidėjo, ir dabar iš viso turiu po savo podcast'o laidą, ką prieš 11 metų net nebūčiau pagalvojęs. Mano idėja buvo vloginti. Vlogint irgi pavloginu. Tai irgi, žiūrovom, noriu pasakyti, kad nežinau, gal čia bus jo grojaraštis mano vlogų serijos, nes marketingo legendos turi dabar ir vlogą, tai ten irgi apie pardavimus, apie turinį, kaip save ir pozicionuoti, ir teisingai kalbėti, nes visur yra tam tikra mechanika. Visur galioja fundamentalūs dėsniai. Ir, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, dabar aš vieną tokį dalyką, ką dar šiek tiek pridėsiu, gal išsiplėšiau, bet susiję, su kuo pati labiau pasakai, yra žmonės, kurie yra pagal savo temoje, arba ne. Tarkim, jeigu yra kosmetika, tai žmonės turbūt, čia nėra tai, kad kosmetikai labiau turi būti moteris. Aš dirbau kosmetikos kompanijoje, kur pagrindė pardavėjai buvo vyrai. Ir pardavinė, aišku, moterim didžioji dauguma. Tai, bet yra maistas, ar ne, irgi labai specifinės sritis. Yra kažkokie tai pramoniniai renginiai, ar ne, galų gale. Žemės ūkis. Gali būti ir aplinkos inžinerija, ar ne, kur yra susijęs su trąšom, ar ne, kur yra su technika, kur agrikultūra, žemės, miško ūkis, ta prasme, labai daug skirtingų, ir tai yra specializacijos. Ir dar yra žmogus charakteris ant viršaus, jos savybės, ar ne? Tai kaip dabar, sakykime, vidutinio dydžio įmonė, kurio, tarkim, nuo 15 iki 50 darbuotojų, kaip, jeigu tu samdai pardavėją, į ką reikia atkreipdėmės, kaip turėtų atrodyti ta struktūra, ar turi būti kažkoks pardavimų mentorius guru, ir tada jis savo ten, kaip sakant, kaip šachmatų figūrėlės ir stato pardavėjus, ar kažkoks tai kitoks veikia modelis? Man tai labiausiai dar irgi yra pasiteisinęs modulis, kaip pardavėjas ateina ir jisai neklausia, ką gaus, o jisai pasakoja, ką atneš į kompaniją. Iš tikrųjų, ta vadinama pridėtinė vertė šiais laikais iš pardavėjų jau pradėjo nebepasireikšti. Tai pardavėjai dažnu atveju daugiau ateina į darbo pokalbius išgirsti, kad ką jie gaus. O tų alkanų yra labai mažai. Šiaip aš ieškau alkanų vadinamų žmonių, kurie kaip vilkai norėtų eiti nesėsliai, o tiesiog man naujų idėjų atnešti. Nes aš šiaip pardavimuose stengiuosi tikrai save, kiek yra įmanoma edukuoti. Harvardą irgi nesenai baigiau. Vien tik dėl to, kad edukuoti, kuo daugiau edukacijos, išmokti naujoves, visas strategijas, sistemas ir taip toliau. Ir jeigu man atėjęs darbuotojas, kuris sako, aš viską galiu padaryti, čia nunešiu stogą,
that's my person. Ir aš sakau, čia mano žmogus visiškai. Nes aš tokia pati kažkada buvau be patirties, be nieko, grįžusi iš Anglijos, dirbanti Starbucks'e, generalinė vadovė, grįžau į Lietuvą po 7 metų ir darbdaviui savo pirmam ir sakau, kiek jisai daro pardavimų, ten sako 100 000, bet jeigu aš sakau, darysiu 200 000, tau sakau, bus geriau nuo to? Geriau. Gerai, bet sakau, aš tada norėsiu ir jo atlyginimo, kuris jau dirbo metai laiko. Ok, jam challenges accepted, kai sako. Bet būna, man atrodo, kad alkanumas, čia net ir pažiūrint į Ronaldo sūnų, ne dabar į futbolą žiūrint, eina jo sūnus, jau viską gavęs ir sako, jam treneris Ronaldo ir sako, tai va, sako, tavo sūnus, sako, sekanti kartą, Ronaldo jam sako, mano sūnus, sako, va, sekanti kartą bus čempionas, sako, jis nebus čempionas, sako, jis netoks alkanas kaip tu. Man atrodo, čia viską pasako, kad turi būti alkanas pardavėjas, naujovių, išbandyti, siekti. Brazilijos rinka, why not? Kodėl ne? Varom tenais. Kas čia tik tais, kai sako kitas kalbinas. Taip, čia kai sako, turi biškį tokio, platesnio mąstymo, man atrodo, būtų kaip pardavėjas. Tai nežinau, ar atsakiau, bet... Ne, tai atsakymų yra daug, o mano galvoje dar daugiau. Aš turiu čia ir kaip ir tų klausimėlių, bet aš žiūriu, kad man jie neįdomus dabar. Taip, kitos temos, aš jau viskas sakė. Jo, ir, bet tarkim, ar būti gerų pardavėjų gali visi? Žinok, šiaip tai šitą klausimą savo galvoje aptarinėjau 3 kartus. Mano yra 2 pusės Olivijos, kuri sako tikrai ne. Ir ta, kuri tokia, gerai, pasaulis gražus, visi gali. Bet šiaip tai ta tikroji Olivija pasakytų, kad tikrai visi negali būti, jeigu taip tiesiai švies. Man atrodo, kad kiek aš pračiupinėjau jų tų pardavėjų per tą savo laiką įmoniai, tai aš pamačiau, kad tu padaryti tą žmogų pardavėjų negali. Kad ir kaip aš bandžiau, sistemos, strategijos, struktūros, tiesiog jeigu jam yra neduota, tai tu neįpūsi naujo vėjo. Kaip man dabar duotų teptuką, sakytų, nupiešk, aš visiškai piešti nemoku. Ir gal tenais kažkiek mane išmokintum, kažkiek. Bet mes kalbam apie ilgą laiko tekmę. 5-10 metų. Mes nekalbam apie čia ir dabar, o pardavėjas turi kečinti čia ir dabar, bet kokiu atveju. Tai. Nes čia yra labai svarbus, kaip yra, aišku, čia gal dabar tai šiek tiek, šiek tiek, čia visai natūralūs dalykai, apie tą susilygiavimą gyvenime, ar ne, apie mano misiją šiame gyvenime. Taip. Ir tarkim, kiekvienas, labai daug žmonių, ir tarkim, ypač kai tau 40, tu vėl resetini savo mindsetą, aš irgi mėgstu angliškus terminus, tą savimonę, ar ne, susižiūrėti, ar viskas su manim gerai, nes vis tiek yra momentas tas, kad sunkiausia dalis, iš tikrųjų, man asmeniškai, manęs nedomina 40-mečių, 30-mečių spręs problemas. Aš norėčiau labiausiai orientuotis į būtent paauglius. Nuo 12 iki 16 metų. Kai prasideda hormonų audros. Ir kai iš viso ten šaudo ferverkai galvoje, ar ne, organizme vyksta ten emocijų pliūpsniai, ir kaip tada žmogui susitvarkyti, ar ne, su sąmonė, kai dabar mes dar turim tiek medijos informacijos, tiek visokiausių stereotipų, filtrų, programų žmonių. Bet pradeda galvoti, ką aš galiu gyvenime duoti arba būti, arba gauti, kai tau yra 30 arba net 40. Ok, įdomu. Čia klausimas toks labai, ar mūsų tada švietimo sistema dirba savo darbą, kurį turi dirbti, ar ne? Kas man labai patinka apie finansinį raštingumą, aš būtinai įdėsiu video aprašymą, mano pažįstamų būtent apie finansinį raštingumą išleido tam tikrus leidinius. Nemokėjo man už tą reklamą, bet aš būtinai įdėsiu, nes prisiminiau. Tai apie finansinį raštingumą, ar ne, yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra apie savo įgūdžių lavinimą, ar ne, ir kartais yra fainai, kai yra dirbtinis intelektas ir gali įsijungti tokį voice konsultantą ir padiskutuoti. Aš kartais pafilosofuoju įdomumo dėliai. Aš neieškau ten atsakymų, aš daugiau atsakymų gaunu, kai aš paklausiu, kai man kyla klausimas iš tiesų. Bet žmonės, ne visi yra savarankiški, nes yra, sakykime, ekstravertai, intravertai, ne, bet dar yra tie, kurie turi laisvą valią ir valią veikti pagal ją, ar ne. Yra tie mentoriai, guru, ar ne, kurie tau mato tavo savybės ir tave išpušina. Tai dabar, jeigu kalbant apie tą susilygiavimą, ko aš į šitą pasaulį, kokią misiją atėjau. Ir aš žinau, kad aš vis tiek būsiu pardavėjas, bet nebūtinai iš pardavėjo prizmės, sakykim taip, ar ne, aš esu galbūt menininkas, aš esu galbūt auginu, nežinau, ten kokį CBD aliejų, ar ne, savo formulę, galbūt tiesiog medų. Nesvarbu, kas bebūtų. Dabar tai yra kas fainiausia, kaip praeini pro Kauno muges,
kai matai kiek visokiausių naujų maistų, visko, ir jie visi potencialūs, ir mes turim pavyzdžių, kurie yra išėję į rinkas. Taip. Ir, pavyzdžiui, kaip čia galbūt rasti save, galbūt kažkokiu, ar knygą kokią parekomenduotum, kad žmogus labiau būtų to, ko jis čia atėjo į šitą gyvenimą. Čia tai labai gerą temą palėtė, nes aš kaip jaunoji verslininkė irgi pradėjau ganėtinai, nei per anksti, nei per vėlai, man buvo 30 metų, jau laikas greitai bėga. Vienu žodžiu, tai 30 metų pradėjau ir pamačiau, kad iš tikrųjų jaunajam verslininkui apskritai yra labai sunku gauti elementarią banko kortelę. Į banką, jeigu tu nueini, žodžiu, tavęs iš karto kvestionuoja, tai kam tu tą banko kortelę, kam tu iš čia reikia. Čia iš tikrųjų buvo mano situacija. Ir aš tada pradėjau kelti misiją savo. Galvoju, labai norėčiau jauniesiam verslininkam padėti. Tikrai padėti, pasiekti, padėti su savo išmanimu, ką aš praėjau, su savo visom tom istorijom, su blogom istorijom, su gerom istorijom, nes kaip ir tu paminėjai, tave iš darbo nebuvo išmetę. Lygiai taip pat ir mane kažkada buvo. Mes visi tų potyrių blogų turim, bet ką daryčiau dabar kitaip, kad to neatsitiktų, ne kaip pavyzdys. Tai tik pasakyčiau savo. Taip. Kai buvau 20, ne? Tai jaunam savo, kai sako, jeigu akis į akis susitikčiau. Tai vienu žodžiu nukrypau į lankas, bet vienu žodžiu ką čia norėjau paminėti, kad bet kokiu atveju yra svarbu tokie dalykai kaip pagalba vieni kitiem. To pasekoje pradėjau per Lietuvą dairytis jaunųjų verslininkų asociacijos. Pradėjau ieškoti, galvojau, gal tokių yra, taip toliau. Inovacijų agentūra taip turi, bet ten yra rodikliai, kuriuos tu turi bet kokiu atveju pasiekti. Tai taip mes su partneriu, dabartiniu finansų reikalų viceministru, patapome jaunųjų verslininkų asociacijos įsteigėjai. Ir įsteigėm Vilniuje savo jaunųjų verslininkų asociaciją. Šiai dienai bandom padėti jauniesiam verslininkam, išduodame pirmuosius kreditus, padedam tikrai juos pamentoriauti, ypatingai su inovacijų agentūra dabar pradėjom irgi kalbėtis, kad padėti verslam išeiti į Ameriką, į platesnius vandenis, kaip pasiruošti, nes eksporte tai tu padaryk vieną klaidą. Ir tave atsimins visam laikui. Tai reiškia, kad už tavo kategoriją atsakingas žmogus, kol jisai nepasitrauks iš tos darbo vietos, tol tavo reputacija yra sugriauta. Kaip pavyzdys, ne? Tai daug labai niuansų, kai aš sakau, čia nais brandingai, rebrandingai, brando pateikimas, dispozicionavimas ir taip toliau, čia yra labai daug niuansų, bet mano misija yra padėti jauniesiam verslininkam. Ir vieną laiką turėjau tokią konsultaciją, tokią irgi ganėtinai didelios lietuvių sūrelių gamyklos savininkė. Ir jis sako, Olivija, pakalbėjom ten 2 valandas, tai ką aš tu dabar skolinga? Sakau, tikrai nieko. Sakau, man labai smagu buvo padėti, kad jūs išvengėte tų problemų. Tai ta pati ir misija mano šiaip asmeninė, tai padėti jauniesiam verslininkam. Aš labai noriu edukuoti, padėti, ką praeiti, kokių klaidų nedaryti, bet daugiau kas yra susijęs su eksportu. Tai reiškia, kad kokių klaidų nedaryčiau. Tai ta edukacija eksporto, jinai tokia yra ganėtinai tyli. Mes matom tos visus lyderius, ką jie pasiekia, kaip padaro tą jau tik tais success story, kaip sakoma, ta sėkmės istorija. Bet kas iki to, kiek laiko tai trunka, ką galima išvengti, ten kai kiti pradeda, marketingas yra viena dalis, kuri išmano savo kryptį, tada yra technologai, tada yra gamybiniai procesai ir visa kita. Ir visa šita grandis yra su savo know-how, su savo visų žinojimu. Bet kai kiekvienas pradeda patardinėti, kartais ne visais atvejais eksporto vadovui ar tai eksporto lyderiui, yra tai pagalba. Nes kartais kai kurie dalykai, ten pavyzdžiui, būtinai pasiruoš šitą, būtinai padaryk tą, būtinai ten, tarkim, technologas sako, jo, bet čia nais to negalima, gamybininkas sako, jo, bet čia nais to negalima, o tu iš tikrųjų eini viską apeini ir galiausiai eini per visiškai kitą pusę, ne kaip pavyzdys. Ir suvoki, kad tau ne to nereikėjo, bet reikėjo per kitą pusę. Arba elementarūs dalykai, kaip, pavyzdžiui, brando registravimai. Nu, tai jie gali kainuoti nuo 250 arba iki 6000. Bet jeigu tu žinai, per ką tu eini ir kaip tu tai turi daryti, tai tu sutaupai pinigus. Bet čia yra pamokos ir klaidos, bet kokiu atveju. Tai taip nukrypau lankas, be žodžių, viso to galima išvengti ir todėl man gimė ta vizija, misija, kad reikia padėti jauniesiam verslininkam. Tai va, tai viena iš tokių. Nu taip, nes vienas pats eis ilgai ir brangiai. Taip. Jeigu rasi atitinkamų žmonės, gali kaip ir skabinti. Bet ar visą laiką apsimoka neišmokti pačio užpakalių pamokos? Jo, ar, kaip sakant, vertingiausias pamokos yra tos, kur tu pats padarai klaidą? Man tai taip.
ne? Man tai taip, mano tai bent jau pačios versle, tai nes aš šiai dienai savo verslą turiu 1,5 metų, bet mano geriausios klaidos ir geriausios pamokos buvo išmoktos pačios. Nesvarbu, ką sakė ten. Sakė, nedaryk taip, nes bus taip, nedaryk taip. Bet kol tu savo kailių nepatiri, tu vis tiek nesupranti to. Čia kaip dabar dažnai naudojama žodis autentiškumas, tai autentiška patirtis. Visiškai. Tai jeigu dabar reikėtų parašyti knygą, kaip tapti geriausią pasaulio pardavėją, ar rašytum? Tikrai taip. Manau, rašai? Ne, bet reikia pradėti. Šiaip, kaip ten šitas klausimas turbūt net ir priverčia susimastyti, kad tikrai reikėtų pradėti. Nes geriausių pardavėjų pasaulyje būti yra ką veikti. Tikrai yra ką veikti. Ir aš manau, yra daug įkvepiančių istorijų, kurių, žinai, galima ir sakant, išgirdus ir suprasti, kad tai gali būti ir tavo kelio dalimi. O galų gale prieš tai minėjai apie tą konsistenciją, nuoseklumą, dažnai išlaikomą. Yra toks dalykas, pavyzdžiui, gerai, aš šiek tiek prie savo labiau mėgiamo hobio, ar ne, prie kino. Kinas yra mano aistra, aš svajoju pastatyti filmą ir aš žinau scenarijus ir filmų sinopsių, kiek aš esu prirašęs, o šiaip esu prirašęs apie virš 80 prozų. Oho. Ir jau 23 ar 4 yra paruošti tekstai ekranizacijai. Aš dariausi tokį savai analizę, ką aš čia rašau ir taip pasivirčiau, žinai, ir tai yra, tarsi nežiūrint, darau, visiškai mechaniškai, tai ką aš darau. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu iš tikrųjų turi norą, ar ne, ir turi tikslą ir esi tam pasiryžęs pastatyti filmą pagal savo scenarijų, tai užtenka į vieną kasdieną parašyti po vieną puslapį ir už 3 mėnesių jau turi scenarijų. Atrodo taip paprasta, ką reiškia, aš visą gyvenimą svajojau, žiūrint, kiek tų metų, aišku, ne, tarkim, jeigu tu ten, kaip būna irgi toks įdomus dalykas, čia pridėsiu, kad tai, ką tu turi daryti dabar, atsakymą ieškok vaikystėje, ko tu norėjai būti. Labai dažnai daug kad taip atsiranda, kad aš taigi nuo vaikystės norėjau tą daryti ir fainiausia, kai darau tą ir prašau, ir yra tame daug sėkmės istorijų, ar ne? Na, ir kai pagalvojai, gal tu 10 metų norėjai, bet užtenka 3 mėnesių ir jau turi. Jeigu taip pažiūrėt, kai mes sakom, ką prieš 10 metų, palauk, ką tu galėtum savo atsakyti 6 mėnesiai laikotarpį, ar ne? Ir aš to, neveltui yra iššūkis per 90 dienų. Tas 90 dienų, tas stebuklingas, visų pirma, įpročio integravimas į save nuo 3 dienų iki 14 užtenka. 90 dienų jau padaryti kažką labai reikšmingo savo gyvenimo vizijai, pradėti bent jau pirmą žingsnį, o gal net ir užbaigti. Tai yra viena dalis. Bet, sakykime, ir čia atsiranda tavo know-how, ar ne, kur tu turi daug patirčių. Aš žinau, kad mes kalbėjom prieš laidą, tu negali pagal sutartį papasakoti konkrečiai tam tikrų prekinių ženklų, bet gal gali abstrakčiai papasakoti, kaip tu pagal industriją, neįvardink prašau jų, bet papasakok, kokią vieną kitą, kokią įkvėpė šią tą istoriją, kur iš tikrųjų tai buvo, tu padėjai, tu to didžiuojasi ir tas verslas įgyvenino to, ko net neįsivaizdavo. Tai be problemų, tikrai, neįvardinant pavadinimų, bet sritis, šaldyta kategorija. Gal tik tiek, galiu pasakyti. Esmė tokia, kad kompanija turėjo sezoniškumą, tai buvo apie proto pripratusi prie sezoniškumo. Tai vasarą, kai sako, salesai taip, pardavimai taip, žiemą viskas, reikia iš to, ką užsidirbom čia, spaiko metu, išsilaikyti visus metus. Ir kompanija tikrai yra ilgametė, kaip aš sakau, bet vis tiek niekas nekito. Tai reiškia, kad mes pradėjom darytis namų darbus, aš pati pradėjau tos namų darbus darytis, išsiverčiu visas prekių kategorijas, galvoju, gerai, čia turim tą segmentą, ką darom, ir pradėjau žiūrėtis, kas Europoje, ką mes turim. Plius minus tokius pačius orus. Tai reiškia, kad vėl mes esame įtakojami nuo sezoniškumo. Ir pradėjau domėtis, kas vyksta toliau. Pavyzdžiui, Brazilijos rinkoje, apie ką mes ir kalbėjom su tavimi. Ir ta prekė yra perkama non-stop beveik visus metus. Tik pas juos yra žiema biški kitaip. Pas mus, kai yra, tarkim, gegužė birželis, tai pas juos tada visi sustriukia vaikšto, ten yra tas atvirkštinis. Tai vienu žodžiu, pradėjom darytis namų darbus, sužinau, kad tenais tas produktas yra naudojamas visada.
Ir sužinau, kad dauguma iš to šalies distributorių važiuoja į Portugaliją ir tenais tiesiog parodos metu jie atvyksta ir ieškosi savo, tarkim, partnerių tų pačių. Tai teko nuvykti į Portugaliją, susipažinti su vienu brazilu, čia iš tikrųjų ir Amerikos podcast'ą tą pačią istoriją pasakau, kad tas brazilas turėjo gal ten, nežinau, gal kokius 400 vizitinių kortelių, ten buvo labai daug, tikrai toksai visas stekas, kaip aš sakau, ir galvoju, kaip jam čia tą wow efektą sukelt. Ir mes su juo pradėjom diskutuoti, jisai paragavo, visko vietoj, pačiupinėjo, sako, tikrai labai fine quality, taip toliau, bet sako, žinai, yra, sako, tokių kaip jūs, ne, čia nėra kažkoks nišinis produktas, dar noriu tą pataisyti, kad ir jis sako, tokių yra kaip jūs labai daug, skanu, bet okei. Ir aš taip su juo pradėjau vis tiek kalbėti, sakau, gal vakare pavakarieniauti nueitumėm, taip toliau, jis sako, gerai, vakarienį skiriam laiko. Pasiskiriam laiką, mes nuvažiavom, pavakarieniavom su juo ir aš jam sakau, tai Brazilijoje, sakau, gal būtų įmanoma, sakau, sužinoti, kurioje vietoje jūsų adresas yra. Ir aš jau jo vizitinę kortelę turėjau, jis sako, jo, sakau, šiaip koks tavo planas grįžus į Braziliją, sakau, va tiesiai važiuosiu į ofisą, kas per planas. Sako, už kelių dienų, sako, va kaip grįžtu, nusileidžiu, sako, tai būsiu Brazilijoje, sako, jau ofise. Tai ką mes padarėm? Aš greitai į Lietuvą komandai, sakau, šot krepšį, daiktus, sausą ledą, siunčiam UPS per 3 dienas. Per 3 dienas yra toksai labai didelė riskiai vieta, kad tu gali arba jau gauti ten nieko, viskas ištižę, arba, kai sako, arba gausi tą prekę vietą ir laiku. Na ir ką, ir aš gaunu po tų 3 dienų didžiausią voicemailą su nuotraukom, su viskuo, su nuostabia emocija, vienu žodžiu, kad viskas pavyko, viskas atvyko ir jis sako, kas man sako, iš tos parodos liko atsiminimas, tai tik tu, sako. Sako, kad tokį wow efektą sukelt, sako, aš net negalėčiau patikėti, sako, kad taip yra įmanoma. Tai čia buvo toksai wow efektas sukeltas ir mano tai yra tokia taisyklė kaip pardavėjos, kad visiems turi palikti kažkokį įspūdį. Distributoriui, tinklui, daug kur dabar yra labai viskas skaitmenizuota ir sunku yra padaryti tą wow efektą, bet yra tų tipsų, triksų, kai aš sakau. Tai šita buvo viena sėkmės istorija ir šiai dienai. Kiek uždirbo pinigų? Lyginant, kokią apyvartą turėjo ir koks buvo pokytis? Tai realiai, kad taip suprasti, vieno konteinerio vertė yra maždaug apie 100 000, tai šitas konteineris atsikrauna kas 10-15 dienų. Tai mes kalbam apie žvėriškai didelius kiekius. Ir čia buvo tik tais viena rinka atrakinta. To pasekoje aš turėjau misiją sekančias rinkas atidarinėti. Su to pačiu produktu. Su to pačiu produktu. Tada sekė Saudo Arabija ir Dubajus. Kažkaip tai bandau pertikti savo emociją. Iš Dubajaus partneris irgi atvažiavo, mes ten jau jam pavyzdžius nusintėm ir viską. Ir mes 3 mėnesius su jo sutartį pasirašinėjom. 3 mėnesiai. Pirmyn atgal vyko futbolas, aš niekaip nepasidaviau ir taip toliau. Jau turint tą sėkmės formulę, ir mes tiesiog bilinėjomės toliau pagal Lietuvos reglamentą, pagal Dubajaus, pagal UAI reglamentą. Taip toliau. Ir mes nei vienas kitam niekaip nepasidavėm. Ir aš tuo metu turėjau tiesioginę kaip ir vadovę tokią. Ir jisai sako, atvažiuoju, aš sako, Lietuvą, turiu dar ten kitus pavizituoti, gerai, sakau, atvažiuok. Ir jisai atvažiavo ir mes pietaujam ir aš jam sakau, bet sakau, sunku tau su mano vadovė susidirbti, nesakau, turbūt ten yra reikalų, sutarties nepasirašai. Ir jis taip tą kavą pastumė ir sako, man su tavim, Olivija, yra reikalų, ne su ją. Sako, visus objectionus, sako, tu, viską, sako, tu neigi, tau negerai, tu kabinėsi, sako, jeigu aš atsinčiu, kad man 3 punktus pakoreguoti, tai tu dar 10 ant viršų, sako, kad koreguoti. Sako, čia tu esi ta, bet aš žiūriu į kliento pusę. Aš žiūriu į su ilgametę perspektyvą. Dabar čia ir dabar parduoti, kad ten parašyti tie tokie labai skanų skaičiai yra faini, bet kas yra įsipareigojimas, yra marketingo dalis, kuri irgi apima ar tai finansinį įsipareigojimą, ar tai produktų įsipareigojimą. Kuris yra planuojamas 3, 6, 12, 24 mėnesiai priekį. Taip, tai mes viską turim. Tai tai bet kokiu atveju tai yra, kai aš sakau, nereikia pulti čia ir dabar ir visko daryti. Tai to pasekoje pasirašėm ir su Dubajum sutartį, su Saudo Arabija. Ir ką, sekantis kontinentas, ką darom toliau, savininkė, viskas čia fainai važiuoja. Afrikos Respublika. Tarp Afrika, sakau, aš dar nepasiruošus, bet žinau, kad tenais, tylę paslaptį pasakysiu, žinau, kad tenais mūsų labai daug lietuviško alaus yra išvežama stipraus, nes neįperka daug kas degtinės. Todėl alus yra pigi alternatyva prisigerti žmonėm, 12,5 laipsnių. Tai va, stiprus. Šiandien nežinau, ar mačiau tokį lietuvą. Yra. Šiaip tai šitos linijos yra dažnu atveju eksportui sukūriamos. Paieškoti, išsiaiškinti, kur iš čia. Good one. Ir ką, ir po to sekė Korėjos rinka. Tai Korėjos rinka iš esmės turbūt buvo pati sunkiausia rinka, bet čia yra irgi mano sėkmės istorija. Nes ta rinka iš esmės turi labai įdomią užpirkimo galę. Kuomet tu papuoli tą rinką, tai tas snaigės efektas, snowball efektas prasideda, kur užsikuria ir važiuoja. Pradėjom belstis į tinklus? Ne. Pradėjom belstis į komerciją? Ne.
Sakom, kas čia darosi? O toje rinkoje yra paprasta dinamika. Yra jaunimas, kuris yra pratęs užsakinėti tik tais telefonu, kaip pas mus Voltai, supermarketai, dabar ties Maksimos, viskas, taigi dabar ties Barbora ta pati. Taip. Ir yra kitas paskutinis likęs sektorius, kuris yra vyresni žmonės, kurie yra pratę dar iki dabar iš teliko užsakinėti. Ir mes to net nežinojom. Yra dar kaip senais laikais per teliką, kaip Amerikoje. TV shop. Ir jo, TV shopai. Ir jie veikia. Ir iš esmės, jeigu tu neturi sukelto gal tokio hypo, ne hypo, bet tokio, kaip čia dabar įvardinti, pasitikėjimo pirkėjų, tai nelabai su tavim ir nori kažkas draugauti. Tas gyvai faktorius, nes telikas, nors TV shopai yra įrašai, bet kas marketing, jeigu žiūrint iš telefonų, tai live pardavimai. Live pardavimai. Kas ir tiek ir Amerikoje, tiek Lietuvoje labai gerai pasiteisinė iš tikrųjų, netgi ir aš pats galvojau apie mūsų įmonės paslaugas, gal padaryti tokį Q&A live session su kompanija 2 savaitės į priekį. Jeigu aktualu, komentaruose parašykit, tada mes žinosim, kad tikrai yra aktualu iš žiūrinčių. Tas Q&A sesijos gali būti ir apie pardavimus, edukacinis renginukas, ar ne, toks atrodo kaip ir PR-inė kampanija, bet o ką tu žinai? Nes žmonėm tas gyvas ryšys, o ne žiūrėti iš lifleto apie tave, yra visai kas kita. Visiškai kitaip. Tai, atsiprašau už intervą, bet tęsim, tai Pietų Korėja telikus perka. Esmė tokia, kad tik tai turėjom įsiaiškinti, kaip papulti tą teliką ir ką tenais padaryti. Ir aš per LinkedIną visiems, hei, čia produktas nuostabus, ten taip toliau, ten viena vošnekasi, kita nesišneka. Televizijos produceris, kalbinai LinkedIn'e, aš matau. LinkedIn'e tiesiog jo, kurie tenais, kai sakom, arba bent jau toj kompanijoje dirba, nesvarbu, ką jie tenais daro, gal grindis valo, bet aš vis tiek bandžiau prisikasti. Aš vienu žodžiu esu tokio mąstymo, kad, aišku, galim prieiti per bet ką, jeigu turi santykį. Santykis yra viskas. Realiai net ir jeigu kitoj kompanijoje dirba tavo toj šalyje partneris, tu gali ir jo paprašyti, kad jisai tiesiog padarytų keletą skambučių ir gal jam pavyks prieiti prie tos kompanijos ir būti gal kaip tavo vertėjų, bet ir jam turi būti motivacija už to, kai aš sakau, kiekvienas agentas ar partneris, jisai turi savo atkatą, kitaip vadinamą. Tai va, tai ką padarėm, tai ir ieškojom, ir suradom, ir parodėm mus per tą nacionalinę televiziją, ir to pasiekoje, va, to vieno parodymo metu ten pardavėm 4 konteinerius pilnus. Ir po to 7-Eleven Čia to paties produkto, kuris į Braziliją važiavo. Tai čia yra mano tokia, kaip aš sakau, sėkmės istorija. Kiek laidų turėjo praeiti ar per vieną? Ne, per vieną laidą. Vieną laidą, kur aš nežinau. 8 vakare pasirodė laida, tarkim, ir 4 konteineriai važiuoja. Šiaip labai panašus laikas, buvo tikrai. Čia dažnas laikas, kai grįžti po darbo, pavalgai, atsisėdi ir telikai. Taip, ir viskas on. Ir aš dabar nenoriu nusikalbėti, kiek mums tenais parodė, gal kokią 3 minutės. Tikrai neilgiau, bet tenais su stendais jos vaikščia, mes siuntėm stendus. 3 minutės. 3 minutės, jo. Ir realiai va nebidinant, bet ten skambina, jie prirenka ir sako, toks užsakymas toksai, ir mes taip, what, sako. Per 3 minutės 4 konteineriai. Jo, 4 konteineriai, 20-40 pėdų, tai yra 20 mažesnis dalinis ir 40. Į Pietų Korėją, jo, į Aziją gali aukštesnio. Tai va, tai mes kaip ir Amerika, Europoje yra tie standartiniai. Tik Europoje daugiausiai tie vaikšto vietiniai ir šiaip jie dažniausiai net, kai sakau, šiaip sunkvežimės apskritai didžiąją daugumą vežam, jeigu aišku nešaldyta. Tai va, tai tokia viena iš tų sėkmės istorijų ir kažkaip šita sėkmės istorija, kita sėkmės istorija ir tai pradėjo darytis pas mane eilutė verslų, kurie sako, Olivija padėk ir taip gimė eksporteris. O po pusės metų, kadangi aš tokia esu nutrūgalvė, gal grinai tai visai galiu įvardinti, siekinti maksimalizmo, nusprendžiau, vyrui sakau, žinai ką, atsidarom Amerikoje. Vyras sako, ką? Sakau, kitą savaitę skridom mėnesį į Ameriką. Ir ten nuskridom ir iš tikrųjų po pirmos komandiruotės viskas atsipirko. Viskas atsipirko dėl to, kad mes ir įmonę įsisteigėm ir viską dabar klientus amerikonus turim, kuriem padedam išeiti į Europos rinką, ar tai vietiniai ir Amerikoje šiek tiek jiem padedam, bet ten yra mano rinka ir aš, kai sako, siekiu tenais ir trokštu tenais būti. Tai ar amerikiečių pardavėjas yra pavyzdys pasauliui? O taip. Ne? O taip, pas juos pardavimai yra visiškai netabų. Jeigu mes kalbam apie elementarią mano situaciją, ne per seniausiai patirtą, kuomet klientas užsakė pas mane atlikti rinkos analizę, aš ją pradėjau daryti ir jisai man skambina po 2 valandų, sako, Olivija, sako, nesupratau, už sąskaitos faktūros išties nesulaukiu, sakau, taip, bet, sakau, dar darbas nepadarytas, aš dar tik jį pradėjau daryti, jis bus padarytas už 3-4 dienų, po to tau pristatysiu ir po to, sako, ką?
kodėl tu, sako, mane rašai sąskaitos, taigi, sako, tu pradėjai darbą daryti. O Lietuvoje yra atvirkščiai. Tu padaryk darbą, pristatyk darbą, prašyk sąskaitos, dar 30 dienų lauksi ir apmokės dar paskutintą 30 dieną. Ten nesupranta žmonės už ačiū. Ne. Aš, kai buvau pats Amerikoje irgi, Čikago, aš prakeliavau visą rytinę pakrantę, visus 7000 km pravažinėjau mašiną ir nuo Ilinojaus į apačią per Atlantą, žodžiu, per rytinę pakrantę iki Florida, West Palm Beach'as, pro Trumpo vilą pravažiavau. Prašau. Vaizdelis, aš net nebėjau. Motyvacija. 3 soborai. Ne motyvacija. Tai ten visas toks kvartalas buvo. Tai mes taip juokavom, kur lietuvių mūsų delegacija važiavom, kad čia šito kvartalo kiekvienas namo savininkas turi po savo dangoraižį bent vieną. Net tai va ten toks kvartalas. Ten tokie mastai turto. Ta prasme, mes galim pasivažinėti po brangiausios Europos vietas. Jeigu tu nori pamatyti tą masiškumą, važiuok į Floridą. Mes irgi buvom Floridoje, bet man tas gigantizmas. Taip, ir po to, ir ta pakrantė, Miami pavažiavom, kaip to nepamatysi Baywatch seriale net. Aišku, ten, man atrodo, Los Andželas, aš dabar negaliu pasakyti, dabar nebeatsimenu. Nors dabar bus rebootas serialo, bus proga. Bet pakrantį tie viešbučiai, tie, 12 aukščiai, ten 16 aukštų ir panašiai, į vieną pusę žiūri, galo nesimato ir kitą pusę ir nesupranti. Ir tu dar ne Miami. Ne, taip. Ir ten yra kažkas tai tokio. Ir po to, aišku, per St. Petersburgą dalį muziejų aplankėm ir šovom iki New Yorko. New Yorko nepasiekėm, nes ten pritrūkom laiko, buvom pervargę, tai Filadelfiją užteko, tai tą senąjį turgų užėjom, jeigu nežinau, teko būti. Aš nebuvau, bet girdėjus esu apie jį. Filadelfijos tą footlongą, kaip jis ten, aš dabar neatsimenu, žodžiu, tą submariną jau būtinai, jeigu būsi, šiauši ten, kainuoja tai kainuoja, bet imi didžiulį, pusę suvalgysi, pusę dar pasiliksi. Atsiveši į Lietuvą, turbūt. Jo, šaldyta, arba dar šilta, tai garuojantį po 3 dienų. Ne, tai rimtai, ten yra kažkas tai tokio ir ten, man atrodo, 19 amžiaus, žodžiu, gale 20 amžiaus pradžios turgus, ant jo dabar dangoraižis visas pastatytas, ta prasme, ten yra viduje pirmam aukšte. Bet tie nesužavė tie didėjai pastatai, dangoraižiai, ten Čikago toks nesuprasi, atrodo, ir ten šiaip masteliai, ten kai yra plačios gatvės, visi namai atrodo maži, jei eini į pastatą, atrodo, wow, kiek čia yra ploto. Ten labai keista ta Amerika, man tai, kaip europiečiai buvo labai neįprasta. Bet bendrai kalbant apie turtą, apie kapitalą, aš taip galvoju, tokia mano mintis, ir tada man ir sakė, nieko nesilik už dyką. Tu iš Lietuvos nieko nesilik už dyką. Nerodyk savo geros širdies. Iškart sakyk kainą ir antras punktas, nebijok sakyti kainos. Nebijok, čia tiesa. Jo, nekalbėk savo įkainiais, bet galvok apie verslo kainą. Nes mes dažnai, ypač, kai yra mažesni, tarkim, paslaugų verslo, jie dažnai kalba savikaino. Taip. Nes yra cost ir yra price. Taip. Angliškai. Mes turim, kaina ir įkainį. Taip. Tai reikėtų sakyti taip, kaina yra mano darbų. Ir dažnai labai pas mus, kas dar Lietuvoje labai bijo kalbėti įkainiais. Nors kai pagalvoju, esu aš kaip darbuotojas, yra mano įmonė ir įmonės tikslai. Tai turėtų būti 3 kartus iš principo. Atrodo, kas čia, kaip čia gali būti? O, pabandyk, jeigu šiandien atsibustume ryte ir visi pradėtų dirbti 3 kainom. Valstybė nespėtų dar kol kas apmokėsi, tai pagyventume bent kelis mėnesius gerai. Bent kažkiek. Jo, bet tada pajustume iš tikrųjų tą tikrą galią, ką turi ir Amerika. Taip. Bet čia mano ir kilo tokia mintis. Ar tada europietis, kaip lietuvis, būtų sėkmingesnis pardavėjas Amerikai pagal Amerikos pardavimo formulę? Čia geras labai klausimas. Vertas, kai aš sakau, dar tokios pagalvoti, bet man tai atrodo, kad aš bent jau pati kaip europietė nuvažiavau į Ameriką ir kai pradėjau savo tą visą know-how dėti ant stalo potencialiam klientui, tai aš supratau, kad mano tas know-how yra ganėtinai, kompetencija yra ganėtinai aukšta. Tai mes kaip europiečiai skiriam gal fokuso kitiem dalykam, detalėm, ką jie nelabai taip stipriai fokusuoja, bent jau kaip pastebėjau, jiem yra aktualiausia paskutinė lentelė, frontlinas. Ką pasieks, kas iš to,
koks outcome'as iš to, dėl ko mes darom. Ir jeigu yra viskas labai aiškiai pagrįsta, dėl ko kas kaip kodėl ir tenais koks atsiperkamumas, tada yra viskas okei. Bet jeigu tu labai stipriai negali argumentuoti šitų dalykų, tai jau aišku, man atrodo, ir Europoje yra, Europoje gal dar yra savotiškai, kur mes ten galime apsiginti, bet jiem yra svarbiausia paskutinė lentelė. Kaip pas mus pas darbuotojus dabar ties yra tie vadinami KPI'ai. Padariau 1000 skambučių, okei, kas iš to? Padariau 100 e-mailų, okei, kas iš to? Ten perskambinau, ten tam, okei, kas iš to? Ten pradeda coverintis, atsirado iš po KPI'ų, ten tarkim tie patys KPI'ai, sprendimų priėmėjų, kiek pasiekiau, kiek skambučių padariau, taip toliau. Iš kiekvieno KPI'o gimsta dar papildomas KPI'as, tai reiškia dar papildomas miglos dumimas, ką aš padariau. Ir tada gaunasi darbas dėl darbo. Darbas dėl darbo, visiškai. Ir dabar yra labai populiaru sakyti, kad padariau 100 skambučių. Kiek iš to pasiekiai konversijos? Ką tu pagavai? Kiek sprendimų priėmėjau? Ką tu su jais pakalbėjai? Koks buvo tavo talk time'as tuo metu, kai tu pagavai sprendimų priėmėjų? Čia bet kokiu atveju, kai aš sakau, Europoje mes esam pradėję daryti, o šiaip Amerikoje, tai jie tokio dalyko KPI'as. Okei, jisai yra, bet jeigu tu kalbi su, tarkim, kompanija, kuri daro ten, nežinau, kalbam nuo 10 iki ten, tarkim, 50 milijonų, tai jiem dar yra neaktualu tie KPI'ai. Jie nori čia ir dabar, bet kokiu atveju. Tu jau geriau negauk savo atlyginimo, tu važiuok už komisą, jeigu tu savim taip tiki, tai parodyk man, koks yra tavo frontline'as, kiek tu pasieki biudžetą. Tai čia vat ir dabar, kaip pagalvoju, dar tas dirbtinis intelektas čia įlenda, čia dar gali už tave skambins. Kas man iš to, kad tu gali per dieną praskambinti, anksčiau kaip būdavo 30, 50, 60 skambučių, čia yra geras telemarketeris. Bet jeigu 100 padarai, tai čia nerealu. Okei. 100 metų. Man gali būti dirbtinis intelektas, gali būti 300 kolų per valandą padarys. Nu ir ką? Dabar tis jau nebe tų įgūdžių nebereikia, ar ne? Tai mes dabar tos įgūdžių žmogiškosius kažkur tai pametam ir pasaulis apsiveršia visai kitą pusę. Kaip sakome, mes jau gyvenam nebe šiaip kitam pasauliu, mes paraleliniam pasauliu pradedam gyventi. Dar nepradedam, bet kai kas jau pradeda. Iš tikrųjų jau prasideda. Tikrai. Ir tai yra žinomų žmonės, kad mes vis tiek visą laiką visko pasiekėm, ko mes norim. Tas neišvengiamai bus. Klausimas, kur būsi tu. Arba kuo būsi tu, ar ne? Tai arba po kuo. Arba po kuo, galų čia irgi geriausia, kai sako, kurią kryptį pasirinksi. Mano kažkaip tas toksai vienintelis tas KPI'as, kuriuo aš labai norėdavau džiaugtis ir kurį kažkada man net parodė mano vienos kompanijos vadovas, tai buvo talk time'as, iškalbėtas laikas. Tai aš kaip pardavėja turiu labai didelę savybę nepaleisti iki kol visko neišsikamantinėjau, jeigu klientas leidžiasi. Tai ar laikas tada svarbus, kiek, kaip būdavo, aš atsimenu, kaip samdė mūsų įmonė vieną žmogų, labai kietą, headhuntingų direktorių užsiiminė, žodžiu, iš konkurento, labai geras, sako, aš klientam skiriu 45 minutės maks. Aš pavarydau 1,5 valandos. Čia kas mane žino, tai žino. Bet 5 minutės, nes pardavėjo laikas yra pats brangiausias laikas. Taip, tikrai. Bet klausimas, ar tai yra teisinga? Jeigu kokybiškai. Tai mano manimu tai yra teisingai, bet jeigu tu darai vardan to, kad ten paskambini, prieina laikas ir ten, pasėdėsiu, tai čia tada tikrai. Čia susitikimo laikas. Čia nesusitikimo, pas mane yra gryno talk time, tai reiškia gryno pokalbio. Tai bet kokiu atveju, aš neskaitau to gryno pokalbio, kai tu kalbėsi su administraciniu lygiu, kuris yra tavo tiesiog žmogus, kurį turi apeiti. 5 minutės. Taip, 5 minutės. Tikrai taip, vieną kartą. Čia jau su išsiaiškinimu, kiek jis turi vaikų ir kokie jo hobiai ir taip toliau. Ir tada apeini ir tada tas grynas pokalbis, kad su sprendimu priėmėjai, tai reiškia, kuris atsakingas ar už savo projektą ar kažką, ar kaip pavyzdys. Tai vienu žodžiu, tai buvo tas aukščiausias, bet gryno pokalbio, nes yra dar jokio, aš sakau, labai yra įmanoma viską dumti. Tai tu paskambini, paspaudė, eina tau ten tas laikas. Kas iš to laiko, kai sako, bet kokiu atveju galima viską pamatuoti rezultatais per 1/4. Man atrodo, viskas labai greitai pradeda atsispindėti, kokį tu inputą dėjai, koks outcome'as iš to atėjo, nes labai pradeda jaustis, kad ką jisai tą mėnesį daro, nes realiai, kai darbuotojas ar pradeda darbą, ar kompanija pasisamdo išorinį kažkokį darbuotoją, tu realiai turi matyti jau konversiją ir jo aktyvumą per patį pirmą mėnesį. Tai turi jaustis to žmogaus indėlis, klausimai, elementarus dalykas, kai sako. Visos techninės dalies tai tu neišmanysi, be žodžio. Taip, aišku, nukrypau į lankas čia pakalbą. Ne lankas, čia įdomu. Nes, pavyzdžiui, aš tik tai galvoju, o kur čia yra, gerai, marketingas. Kur stovi tada marketingas, nes mes žinom, kad pardavimas ir marketingas yra koja kojon, kai kas maišo, kai kas dabar sumaišo, žodžiu, čia dabar tas viltinis dabar pasidarė visame kame. Tai kur yra
kur visame šitame tiesiog stovi marketingas? Man tai marketingas koja į koją, tai yra kaip brolis ir sesė, va, kaip ir tu paminėjai, kad viskas persipinę, susipinę. Aišku, reikia nemaišyti šitų dalykų, ką pradeda dažnu atveju daug kas maišyti. Kiekvienas yra atsakingas už savo darbą. Tai pardavėjas negali būti marketingistas, o marketingistas negali būti pardavėjas. Bet jie turi būti kartu. Taip, jie turi būti kaip komanda, visiškai. Nes dažnu atveju kompanijose, ką aš matau, tai peštynės. Bet mes čia iš marketingo žinom, jūs žinot B2C sektorių, kas valdo galutinį vartotoją. Jo, nes dažnai būna, kaip sakant, rodymas pirštais arba tamimas paklodžiu. Visiškai. Vienas iš dviejų. Mes pasitvirtinom vieną marketingo biudžetą, mes pasitvirtinom kitą. Mano vienintelis patarimas, jeigu mes pardavėjai nesuperformino, mūsų marketingas viskas gerai. Taip. Čia, kai buvo tyrimas kažkada tai darytas, čia kalbant apie poras, bet tai labai daug kur, iš tikrųjų, aš kaip pagalvojau, labai daug kur pritaikoma. Žodžiu, mokslininkai paėmė poras ir pasakė taip, žiūrėk, dabar jūs, kai tvarkysitės, davė užduotį sustvarkyti butą, namą nesvarbu, savo gerbui. Sustvarkykit. Ir tada davė labai paprastą klausimą. Kiek manai procentaliai tu prisidėjai namų tvarkymą? Niekada nebuvo nei vieno, kuris būtų mažiau 100%, niekada nebuvo lygų 100%. Visą laiką bendrai abiejų indėlių sudėjus, plus 120, 160%. Žodžiu, nei vienas nepasakys, kad jis padarė mažiau negu 50, jis didžiąją dalis jo įtakos buvo. Tai va, čia man va čia yra pardavimai versus marketingo skyrius. Tai ir tada o tai kaip dabar tą suderinti ir kas tai tada turi prižiūrėti? Komercijos direktorius, kas? Na šiaip tai aišku, kad turi tą visą, kaip aš sakau, viščiukų grandį kažkas prižiūrėti, nes tada būna chaosas. Dabar ties dirbtinio intelekto ten, kaip būna, atsiprašau, bet čia dabar atsiranda dar vienas departamentas, čia didesnės įmonės, daugiau negu 50, sakykime, darbuotojų, atsiranda tas, išmaniųjų sistemų vadovai, ten kažkas to, aš dabar neatsiminsiu tiksliai, bet žodžiu, žmogus, kuris dirba su dirbtiniu intelektu ir jų KPI susijungia ir žiūri jų performance. Žiūri, kas ten performina, kaip mane. Va, kažkas to geriausiose kompanijose, kuriuose aš esu ar dirbusi, ar su jom dirbu, tai nei vienos nežinau, kurie turėtų kitokį KPI negu biudžetai. Nei vienos. Tikrai, nuoširdžiai sakau, aš dirbu Lietuvos didelėse kompanijose ir jos nei viena neturi KPIs. Yra susitinkama kas 2 savaitės ir klausima, ką padarėjai, o ką tu darėjai, kur tu buvai, kiek tu darėjai, yra visiškai neįdomu. 2 savaitės standartas. 2 savaitės yra šiaip tai tokie susitikimai, kaip tenais, jų aš kalbu, kad vadinamas prisidavimas prieš viršesnius kompanijos, ten tos, tarkim, komercijos vadovus, direktorius. Ir šiaip labai juokingas dalykas, nežinau kodėl, bet jį noriu pasakyti, didelės kompanijos, kurias aš matau ir mačiau, jas iki po šiai dienai valdo originalūs savininkai, tie, kurie pastatė tą verslą. Jie nepasitraukia. Jie eina iki pat galo į susitikimus, viskas jiem yra įdomu, taip toliau, kad kas vyksta, kodėl vyksta. Ten tu strategijas gali padavinėti kažkokias idėjas, bet savininkai šiaip tai jau pilnai už vairo būna. Ir jie mato, kaip tas marketingas dirba, kaip tas eksportas dirba ir tie susitikimai šiaip savotiškai būna juokingi. Nes eksporto žmogus, taip mes galim viską padarysim, gamybos žmogus susijęs už galvos, o marketingas, mes turim naujų idėjų. Tai tokie pažiūrėjusi tą visą susitikimą, o savininkas už galvos susijęs galvoja, kas čia vyksta, kokie iš to bus pardavimai. Bet kokiu atveju. Visa grandis yra, mes esam susiję, bet marketingas šiaip su eksportu turi būti ir su pardavėjais geriausi draugai, o gamyba niekada nebūna geriausi draugai, nes iš esmės jie yra ta grandis, kuri vargsta, daro, kad ir ką jie ten prisigalvoja, tas marketingas ar tas eksportas ar tie pardavėjai, tai jie, kai sako, ta grandis, kuri visą laiką sėdi ir galvoja, ne, bet pagal technologiją tas yra neįmanoma. Mes pardavėjai prisišnekam dažniausiai ir sakom, taip, tas yra įmanoma. Tai norėjau paminėti, kad savininkai šiaip už didelių galingų kompanijų mano žiniomis dar kol kas yra sėdintis už vairo, einantis susitikimus, žiūri, kas vyksta, aišku, ten į kiekvieną dėrybinį susitikimą, kur ten, kaip aš sakau, tokie dėl sutarties vyksta kažkokie klausimai, bet aš kalbu daugiau, kad kur dalyvauja ten marketingistai, pardavėjai, ten gamybos žmonės, tai jau jie stengiasi dalyvauti ir atsijoti. Kas čia yra gerai, kas čia yra blogai, kai sako. Įdomu, dabar girdėjau, vėlgi, čia kuris laikas jau vaikšto tą informaciją apie white label. Ne? Mes žinom sėkmės tokių pavyzdžių, tarkim, Kauno Grūdai, ar ne? Su to greitai paruošiamais
kaip čia pasakius, tais sriubom ar ne užkandžiais, pietum, jiem labai pasisekė ir kas yra įdomiausia, Maggi ir Knorr, jie dabar prašauna, ne? Aha. Ir White Label yra viena tų dalių, kur jie iš tikrųjų tai orientuojasi ir jiem iš tikrųjų tai sekasi. Taip. Kas galėjo pagalvoti, ar ne? Tikrai. Kauno Grūdų kompanija, ar ne, su tokiu sprendimu, jų investicija į augo kompaniją, ar ne, dabar ten labai įdomus dalykai vyksta ir labai faini produktai, iš tikrųjų. Ir tai čia tik tai, kaip sakė, dar neteko gal bendrauti su jais, ne? Su Kauno Grūdais neteko man niekada su jais bendrauti, kažkaip, kiek aš žinau, tai jie tenais, aišku, eksporto labai stiprių žmonės turi. Man kažkaip niekada su ta kryptim nesigavo, kad Kaunas čia šalia atrodo, bet kažkaip nei su senukais gavosi. Tai, bet šitoje vietoje, kas man yra patiko apie konkrečiai White Label. Taip. Ar ne, dabar įsivaizduokim, aš turiu pinigų, ar ne, verslininkas, ir dabar išgirdau, čia dabar tai yra White Label, taip. Ar ne, toks dalykas, yra iš ko pirk, yra eksporteris. Taip. Turiu pinigų, turiu lyčiną ten, nežinau, 500 000, gal 100 000, aš nežinau kiek, 100 pagalvokit, gerai, 500 000 jau galėtum varyti. Ar galėčiau dabar pradėti verslą su tavim, turėdamas 500 000? Ir neturiu produktą, bet yra White Label principas, ne. Aš gal pasakysiu dėl to, kad mes su privačia etikete nedirbam vien tik dėl to, kad aš apskritai dirbu tik su gamintojais. Tai čia yra, ir ne dėl to, kad čia mes kažkas ar kažkaip, čia yra patirtys, išmoktos pamokos. Gal tai pasakysiu, kad dažniausiu atveju, kur būna problema, kainodara. Nes, kad suprasti, kad įeiti į kokį tinklą, tarkim, dar ypatingai su tarpininko pagalba, įsivertinant marketingo kaštus, mes turim nuo lentynos RP kainos turėti maždaug apie 70% gylio. Jeigu mes turim pardaviminę kainą 10 eurų, tai mes turim turėti ją už 3 eurus ir dar plus marketingų pasirūpinti, ne, kas yra dideli kaštai. Dažnu atveju... Ypač jeigu Amerika ten iš viso. Tai dar čia, kai aš sakau, su Amerika yra dar vienintelis privalumas, kad tu kažkiek gali kilstelti kainą. Bet jeigu tavo kainos yra atviros, dažnu atveju distributorius sako, o kodėl čia mums pakeltos kainos, kaip aš sakau. Ja. Čia gal apskritai bendrai apie brandą kalbant jau, bet jeigu apie privačią etiketę, tai aš ne vieną projektą esu vyščiusi privačią etiketę, kuomet gamintojas gamina savo privačią etiketę ir parduoda. Tai aišku, jau ne už su pačiu užsakovų dirbu, bet su gamykla, kuri nori pasileisti pardavimam privačią etiketę. Bet iš gamintojo pusės, taip pažiūrint, tai yra ilgas labai procesas. Jeigu mes paskirtai kalbam, tarkim, apie patį projekto išvystymą, tai mes visai ką duodam minimum metai. Jeigu tai yra, tarkim, kažkoks šiek tiek gal specifikos reikalaujantis, kur technologų įsikišimo reikalaujantis produktas, tai tada tai gali trukti ir iki metų laiko. Pakuotės suderinimai, brando suderinimai, kišasi, kai aš sakau, jų dizaineriai, mūsų dizaineriai, ir kai sako, kodėl šitą pakuotę gerai, tada samplų išsiuntimai, tada apskritai gamybą įterpti tos mažiukų samplų pagaminimą, tu turi stabdyti visą gamybą ir kad praleisti jų produktą pagaminti, nes vis tiek nauja technologija, tu turi viską supilti. Pilna reikalų atsiranda. Ten reikalų. Bet šiaip mes esam kitą atradę terpę, kur yra paprastos pakuotės, aiškus produktas, jeigu mes kalbam apie tai, kad nėra kažkokios specifikos, bet reikia tik tais privačiai etiketei daryti adaptyvą pakuotėje. Tada viskas yra neblogai. Kellogsą turbūt tikrai žinai, Kellogso dribsnis. Tai mes ieškojom alternatyvos. Danijoje yra tokia viena kompanija irgi, kuri vienu žodžiu dirba su tinklais, o tinklai mėgsta privačią etiketę. Ir mes pasibeldėm į tą kompaniją, gal domina, gal reikia, sako, Kellogsas nespėja, sako, ten kažkas įvyko su kroviniais, sako, jam reikia greičiau tiesiog privačios etiketės tinklui. Mes užlindom ir puikiai pardavėm, bet kuomet grįžo į atgal, mums jau reikėjo stotis out. Ir sako, tai čia nebuvo kažkokių įsipareigotų kiekių ilgam laikui, tai buvo momentinis didžiulis užsakymas, bet tiesiog įvyko trumpalaikis. Tai tas trunka tiesiog vystymą, mes bendradarbiauti su negamintojais negalim, o jeigu 500 000 ir gamintojas, tai tada let's go. Jo. O tai kokios dabartis, pavyzdžiui, galbūt poreikio prekės, kryptis? Ką verta iš Lietuvos dabar eksportuoti į Europą, Ameriką? Kaip ir čia tokia, kaip ten paslaptis. Bet gal pasakysiu taip, kad šiai dienai mes maisto čiupinėjom ganėtinai mažai FMCG sektoriaus, kas yra maistas. Šiai dienai mes labai pramonę susifokusavę. Elektronika, kitaip sakant,
namai, gal taip abstrakčiai pasakysiu, tam tikros kategorijos, tai industrijos, kurios turi didesnį užperkamumo galią. Maistas tai yra, kaip tenės, gal taip ne taip įsireiškia. Greito vartojimo prekės. Greito vartojimo prekės, tai jos bet kokiu atveju turi mažą maržiškumą, ne tai kad maržiškumą, bet turi parduoti daug, kad tau sudarytų tą didelę sumą. Taip. O pavyzdžiui, jeigu parduodi konteinerį langų, kaip pavyzdys, tai suma yra visai kitokia. Arba namų. Žinau ne vieną, kuris statė modulinius namukus, dabar juos eksportuoja į užsienį. Aš galvoju, kaip galima eksportuoti namą? Mes galiu pareklamuoti ir šiautautą padaryti savo klientam, tai LHM Interior kompanija, tai LHM namai, tai jie dabar ties Norvegijoje yra pastatę labai daug milijonieriam namų. Dabar projektas, kurį pardavėm, tai buvo vertas 15 ar 14 milijonų. Tai buvo Montanoj Big Sky nupirkta žemė už 5 milijonus ir parduotas namas pastatytas. Tiesiog ir jisai buvo pagamintas Lietuvoje. Kažkur ir mes angarė, ar ne? Tam sidabriniam tokiam kupui. Taip. Nu, ten ne angaras, šiaip jie be proto gražiai įsikūrusi kompanija yra. Tikrai toksai pavyzdys. Taip, tai tikrai pavyzdys. Bet nukreipiau lankas, esmė tokia, kad mano manimu, kad mes šiai dienai tokias kurias industrijas esam susifokusavę, tai tiesiog į labiau pramoninės. Bet čia gaunas ir tu labai esi priklausomas nuo resursų tiekimo. Taip. Tarkim, tu vis tiek turi importuotis resursą, kad galėtume eksportuoti prekę. Bet čia labai panašiai ir su maisto. Jo, žaliavos atveju. Žaliavos atveju, tai pirminė galbūt ir čia, o tai Lietuvos, tai gerai, tas FMCG. Taip. Man vis FC man irgi truko, kol aš, man irgi truko. Greito vartojimo prekės. Taip. Tai ar mes esame pakankamai išsivysiusi šalis, kad galėtume vystyti šitos produktus? Su mažai priklausomybės resursų iš užsienio. Manau, kad dabar tai tikrai viskas yra ganėtinai lengvai pasiekiama, bet mes esam labai bet kokiu atveju stipriai neįpareigoti, o reguliuojami ir aišku įsivaizduojami, jeigu šokolado kaina kyla 70%. Tai faktas, kad tai kerta visiems Europos gamintojams. Jeigu kalbam apie pramoninį sektorių, metalo žaliavos kyla ten 40-60%. Visos grandys yra įpareigotos. Bet šiaip kas labiausiai kenčia, mes visi suprantam, kad tai yra galutinis vartotojas. Kai manęs paklausė, pavyzdžiui, Amerika po Trumpo visos situacijos, kaip įeidinėt. Įeidinėjom lygiai taip pat, kaip įeidinėjom. Tiesiog kenčia galutinis vartotojas. Taip, tiesiog kenčia galutinis vartotojas. Ir labiausiai, kai sako, kenčia. Taip. Įtampos. O kas įeidinėjo, tas ir įeidinėjo. Matematika tiesiog susidarai arba persidarai naują brandą, kaip pavyzdys, ir tu važiuoji, kaip važiavai, tik tais vėl atitinkami žingsniai. Tai ar tai buvo tiesiog trumpalaikis stresas, ar dabar tai susitvarkė šiek tiek po tų muito karų? Aš manau, kad buvo labai daug klausimų, kas bus, kai bus. Kai tai atsitiko, tai tiesiog buvo kažkokia organika. Iš vienos pusės, kur kažkas verkia ir kažkam yra blogai, visada yra galimybės kitiem. Aš suprantu, kad Amerikoje užsidarė ta pati Kanada ir Brazilija ir Meksika, Kinija lygiai taip pat. Bet nepamirškit mūsų draugystės. Europa su Amerika, kai sako, irgi turi dabar sankcijų, bet kokią atveju. Štat Kanada su Europa pasirašė sutartis naujas. Mes turim kitų galimybių, kai sako, Kanadai dabar Taip, Kanadai dabar ir pirmasis Lietuvos šemeris atsidarė, bet to pirmieji įsisteigė. Tai ką tai reiškia, kad potencialo tikrai yra, tiesiog reikia, kai aš sakau, matyti plačiau, galvoti plačiau ir viskas ten okei. Kokios rytis yra iš tikrųjų pačiai labiausiai patinkančios? Ką tokio mėgsti eksportuoti? Ką mėgsti eksportuoti, net čia kažkada man buvo per vieną asociaciją pasakė, sako, ką gali iš eksportuoti, sakau, jeigu netenkina uošvienė ir ją, sakau, gali iš eksportuoti, sakau, čia juokas prašo. Imkit dvi, kaip aš sakau. Šiaip tai labai mėgau anksčiau su maistu dirbti, tikrai tai buvo mano tas toksai varikliukas, kad maistas, o dabar tiesa aš į tą pramonę esu susifokusavus, man viskas patinka, kas yra nišinio, inovatyvaus, įdomaus, saulės baterijom pakraunamos elektrinės stotelės, kur reikalauja didelio, ilgo planavimo projektų. Tarkim, mes kalbam apie 5-6 metų projektą ir grąžą apie jį tik tais po tiek laiko, bet kokiu atveju čia yra, kai aš sakau, savęs tobulinimas, bendravimas su visiškai kitokiais žmonėm, negu prieš tai, su kuo ir bendravau. Ir kai sako, kai tie projektai jau realizuojasi, tai būna labai skanu. Ir tu supranti, kad kiek reikia įdėti inputo, kad ateitų tas outcomas. Nes maistas tai čia ir dabar paėmai pardavai. Kažkaip taip važiuoja ir tu tame plauki, gyveni, ten kažkas krapina kažkokie bonusai. O ten tai jau, kai sako, dirbi vardan to, kad jau, kai sako, turi kalbėtis, skristi su delegacija kažkokia, jau ir į Čemberį nuvažiuoti ir pabendrauti, jau ir kad Vilniaus ar ten Kauno rūmai rašytų, kad atvyksta ten delegacija ta ir taip toliau. Tai kažkoks toksai biški
įdomesnis darbas toksai. Tai industrijos vienos, kad pasakyti tą tikrai ir čia, tai negaliu, bet daugiau pramonė. Dabar tiesa esu nuėjusi su pramoniniais sektoriais, tie patys namai. Vat ir prieš tai minėjai stebuklingą žodį networkingas, tinklaveika. Taip. Ir dabar Kauno prekybos pramonės amatų rūmai. Taip, aš irgi esu gavęs narys, mes irgi nariai, prašau sveikinti. Taip, nes su marketingo klubo, dabar tik tai valdybos narys, ar tarybos, dabar jau pamiršau, bet, buvau vadovas. Taip, prabuvau savo kadenciją, žodžiu. Ir taip, aš esu pas labai didelis šalininkas tinklaveikos. Ir irgi, lygiai taip pat, kaip sakau, ne savo ofise sėdėti, užpakalį pakelti ir varyti, tarp žmonių bendrauti, nes tu niekada nežinai, aš esu sužinojęs, kas yra Kaune, kiek ko gaminama, vien dėl to, kad, nežinau, kažkojo ten kritiką pavariau kažkam kasniukui, kurį buvo sunkiau įsidėti burną ir kitam technikos direktoriui tas pats ir man papasako ir pakvietė į gamybą pasižiūrėti, ką jie ten eksportuoja tokią, tai, ta prasme, wow, kiek yra visko ir kiek pas mus yra gaminama ir kokios yra galimybės ir bendraujant su žmonėm. Tai kalbant, rinkodara yra viena dalis, ne? Tarkim, produktas, pardavimai, rinkodara, sistema ir tas žmogiškasis ryšys, ko gero Karnagio knygą jau perskaityta ten dar mokykloje, ar ne? Taip. Čia klasika. Bet ką duoda pačiai tinklaveika? Tai turbūt 90% mano dienos ir atrodo tinklaveika. Aš šiai dienai priklausau tikrai ne vieniem pasaulio rūmam, pradedant nuo Prancūzijos, Turkijos, ten ir baigiant Amerikom. Ir iš tikrųjų mes visada, kai planuojamės komandiruotės, ar tai bet kurią savo kitą dieną, tai yra tik tais paremta networku. Realiai to darbo, kaip aš sakau, tam darbui, kaip ir tu sakai, geras pardavėjas skiria 45 minutės, tai tame šiek tiek tiesos yra, kad tu prisėdi, viskas, o toliau skambini, susitikinėjai, bendrauji ir taip toliau, tas be galo toli tave gali nuvesti. Šiandieną net ir gerą tokią potekstę girdėjau, kad sako, tau užtenka realiai 100 klientų. Tik 100 klientų, kad tavim patikėtų, o pasaulyje yra kiek milijardų žmonių. Tai tu suras tik tai savo tą 100, tai iš esmės taip galvojant, pasaulis toks didelis, ar tau yra čia sunku surasti 100 žmonių? Taip atrodo, kad tikrai ne. Bet kaip juos surasti, tai tinklaveika. Mes tai aišku ir Amerikoje esame įsistoję ne į vieną asociaciją, ir tą tikrai rekomenduoju daugam daryti, bendrauti, ypatingai savo srities ekspertam, tie patys Kauno rūmai, mes kaip dabar ties kalbėjom, tai irgi buvo mano viena iš pirmųjų stotelių, kur aš kažkada apsistojau. Po to ir į Vilnių nuėjom, po to Vilnių susipažinom su Prancūzijos rūmų delegacija, tada su Turkijos delegacija ir kažkaip taip pradėjo viskas suktis, bet, kaip sako vienas šiandien kolega, tai iš kur šiandieną grįžai? Nes iš tikrųjų tas toksai turi būti, iš kur šiandieną grįžai, iš kur keliavai, su kuo bendravai, tai nereikia matuoti gal visko pinigais, bet manau, kad reikia matuoti, su kuo šiandieną susipažinai, su kuo naujo susipažinai. Pas mane checkmarkas šiandieną padarytas, susigyt susipažinau. Irgi networkinimas, kai sako. Tai, nors rūmose, iš rūmų kontaktas pačios ir buvo. Taip. Ir nes jau senai norėjau pakalbinti, nes, sakau, kaip pardavimų pasaulį žinau, esu marketingo komandos pusėj, bet būtent, kad neįvaizdžio. O čia man vėl mintis jo, kitas chapteris atrodo, žinai, verčiasi, bet tai fundamentalūs dalykai, kur žmogus kiekvienas turi turėti įgūdžius, ar ne, kur kiekvienas žinom, kad turim susitvarkyti, kaip sakant, kaip prieš išeinant į lauką, vis tiek susiškoji, nusiprausi, kažkiek tai bent jau murzavotą veidą, susižiūrė, ne, į veidrodį prieš išeinant, tai yra labai svarbu, tai yra, kaip ir pagrindas. O po to jau turi kvėpėti ir dar turėti šarmo, energijos šarmui, kaip sakant, atrodo, wow, iš vienos dalies kaip ir reikalavimai, bet iš kitos pusės, jeigu pradeda daryti tai pastoviai, tampa kaip ir programa ir netgi pradeda patikti, čia kaip ir sporto salė, ar ne, ar bet kas, bet koks įgūdis, kurį nemoku piešti, pradėjau linijas daryti, o po to žiūrėk jau kažkokie siluetus pradėjau piešti ir man gal to ir užtenka, ar ne, bet esminis dalykas yra tas, kad, pavyzdžiui, tinklaveika yra fainai, Kauno prekybos pramonės amatų rūmai man yra kažkas tai tokio, esu fanas, nieko prieš ir ten BNI, Rotary yra didelė tinklaveika.
Ir Rotary, kai buvau Hamburge konvencijai su vienu žmogum, kuris yra tinklaveikos meistras, aš tada iš jo mokinausi. Nes aš jo tai ir klausti. Žmogus, kuris labai labai žymų brandą atvedė į Lietuvą ir po to įpardavė. Aha. Ir kaip jis darė tinklaveiką tokio organizacijų kaip Rotary. Tai, žodžiu, nuėjom ir sako, tai gerai, tu būk paskui mane, eik šalia, ten pasisveikinsi, tiesiog pasižiūrėk. Nu, žinau, kaip paprasta. Ta prasme, jis žino, ką nori pasiekti, jis kaip LinkedIn, ne? Taip. Tai jis žino, kad, iš tame klube turi būti tas žmogus. Taip. Sužinosiu, ar jis čia yra, o jeigu ne šiuo metu čia, tai kada ateis. Ir taip varo turą. Labą dieną, aš esu tas ir tas, jis nei vienam, nei su vienu susipažinu netruko ilgiau negu 10 minučių. Taip. Jis tiesiog nuėjo, labą dieną, aš. Čia yra tas dalykas, kad tu tiesiog turi užfiksuoti faktą, kad esi. Tai aišku, taip. Tiesiog toks paprastas dalykas. O po to, ar tavęs reikia, ar nereikia, ar atsimins. Aš žinau tokių įvykių, kad prie manęs yra prie žmonės, gal, sako, žinai, aš jau kelintą kartą tave matau ir vis neprijau tavęs paklausti. Pokšt apyvartą. Žinai. Visai, kad jis rutulio. Turi būti žmogus tarp žmonių, turi tave matyti. Jeigu nesi aktyvus socialiniai medijai, tai tada tinklaveika. Arba atvirkščiai, o šiaip geriausiai visur. Visur, taip, aš tik paantrint galiu, man atrodo, kad jeigu tu galvoji, kad čia tave visi pažįsta, tiesiog nueik į insightus savo kažkokio profilio. Ar tai ten, tarkim, Instagramo ar Facebook'o, pažiūrėk, iš kur tave didžioji auditorija stebi. Nu, tai ir bus dažniausiu atveju parašyta, kad iš tavo miesto. Tai reiškia, kad kas tave žiūri ten iš kokios Amerikos, ir tai pasaulis yra toks didelis, kai aš sakau, kad reikia tiesiog daug daugiau visur save viešinti, eiti, bendrauti, taip toliau. Ir man labai patinka šitas pasakymas, kad statyk save kiekvieną dieną į nepatogią padėtį, nes tik tais iš nepatogios padėties tu atsispiri ir pradedi kažkur eiti toliau. Ne komforto zona. Taip, ne komforto zona, jo, nes ta ne komforto zona, tai jinai ir nuveda mus į sėkmę. Grina ta žodžio prasme. Jeigu geras verslininkas, tai jisai kažkada buvo ir sustagnėjęs, ir nukritęs žemyn, jeigu jisai atsispyrė, tai man atrodo, kad jisai yra pavyzdys. Tai va. Aš dabar galvoju, bet tiek klausimų, ar ne? Ir čia galima būtų dar kalbėti. Taip. Bet vis tiek. Man įdomiausia yra, kad pavyzdžiui, jeigu aš, sakykime, turiu veiklą, klausau vieno pranešimo verslo, ar ne? Atrodo, kaip 3 kryptis, ar ne? Turi produktą, parduoda bulk medžiagą ir dar white label. Mes turime rinką Lietuvos, ar ne? Turime vakarų rinką, Europos rinką savo vietinį irgi. Yra Lietuvos ir Europos vietinės rinkos. Čia taip ir, iš tikrųjų, taip ir yra. Iš tikrųjų, taip yra, nes dabar Europos Sąjunga, žinai, čia muitų nėra, visą kitą, aš važiuoju. Kaip bus iš vis skaito dabar viena šalim, sako, jau Europą jūs esat, sako, visi kaip vienas. Tai čia yra super. Taip. O ne, tai jūs ten USSR, kaip kažkada dar būdavo. Taip. O kaip paklausau, kur ta Lietuva? Sakau, Švedija, žinai, taip, tai va žemiau. Mes panašiai irgi sakome. Jo, mes esame Baltijos šalis. Bus dar pažįstama, mes kažkaip kai su vyru visur kartu keliaujam, ne beveik, o visada kartu keliaujam, tai vyras visai ką paminė irgi tokį dalyką, kad krepšinio šalis, tai visi žiūri iš karto, basketball Lithuania Sabonis, sako, iš karto, tai pastebėjom šitą tendenciją. Tai va, ir čia, žinai, galvoju, vienas dalykas tai yra dilema, ar mano verslas gali, ar ne? O tada nuo kokio dydžio verslas gali pradėti eksportuoti kažką, kur galbūt net nepagalvotum. Gal turi tokių pavyzdžių? Šiaip turim pavyzdžių ir mes dabar iš tikrųjų, jeigu sakom, kas yra mūsų geras klientas, tai įmonės, kurios yra jau šiek tiek išėję į rinką, reiškia, kad ar tai Latvijoje, ar tai Estijoje. Tai čia kaip ir produkto pabandymas. Kaip toksai pasibandymas, jau testavimą darė, bet kažkur užboksavo. Kažkas atsitiko, kažkodėl nepavyksta. Tai įmonės, mes tai kalbam, kai susitikimus turim, tai sakom, kad įmonė, kuri daro, tarkim, 5 milijonus apyvartos ir į viršų. Nes jau tuo atveju mes jam galim kažkokią grąžą pradėti atnešdinėti nuo tokių apyvartų. Tai čia yra tokia universalios metrikos, ar ne? Jo, tokios, čia kaip sakoma, daugiau iš to skaičiaus. Bet šiaip tai įmonė turi pasibandyti ir pati. Aš visai ką skatinu net savininkams suprasti, kas yra eksportas. Nuvažiuoti vieną dieną į tą parodą,
patirti tuos potyrius, kai aš sakau, nes Paturistauti. Taip, tikrai, tiesiog pamatyti, kur yra jų konkurentai, kokią kainą jie parduoda, kokį marketingo jie nes jie Iš karto galiu nesupranta. pasakyti, tai yra pavojinga, nes užsiveši ir jeigu tu tik tai darai 3,99 milijoną, Taip, bet čia Tai tu tiesa, plėšysi maikę ir tu 5, kad tik tai patekti ten. Taip, bet čia, kai sako, pats sunkiausias yra pirmas milijonas. Po to, kai sako, šiaip yra organika savotiška, man tai bent jau atrodo, kad kažkiek yra tas snowball efektas, kai sako, užsikuria, bet turėjom nusistatę tokį, kad 5 milijonai, bet tada turėjom pamokų kaip ir tos kompanijos už 5 milijonus, kai sako apyvartos, irgi savo vidinių niuansų. Tai tokio, kad vieno atsakymo šiai dienai pasakyti, kad kuri įmonė tinkama, kuri ne, negaliu, nes šiai dienai esu akcininkė ir ne vienos kompanijos, kurie yra startuoliai. Tiesiog, kad matau, kad produktas tikrai gali įsivystyti po 5 metų, bet tai truks laiko, kol mes suinvestuosim, kol mes išedukuosim ir, kai sako, tiesiog viskas yra atsiremama į laiką. Tik į laiką. Jeigu yra, tarkim, kompanija, kuri daro 5 milijonus, bet jie turi lietuvišką brandą, dabar net nežinau, arba kažkokį produktą, kuris yra, dabar labai populiarus, bet šitie produktai yra probiotikai. Ant kas antro kampo mes matom probiotikus ir iš tikrųjų yra dar tokia kompanija irgi Mėmelis vadinama, tai jinai dar, kai aš sakau, labai daug pridėtinės vertės suteikia edukacijos metu. Jinai pati, neklystu, gal jinai ir mokslininkė yra, bet kokiu atveju jinai labai edukuoja ir skatina visiems skaityti etiketės ir tame pasakoja. Tai mes buvome panašaus tipo produktą pasiėmę, bet jisai niekam nėra suprantamas ir mes bandėm. Ir tada sakom, targetinguojam slaviškas rinkas, kur jau tas probiotikas, ta esmė būtų aiški ir suprantama. Tai čia buvo mano, kaip aš sakau, ta situacija, ne situacija, gal istorija, ta tokia, kur galėjau pasidaryti namų darbus didesnius. Iš to ir atsirado rinkų analizės. Iš to atsirado konkurentų analizavimas, atsiverimai po VPN kodų ir stebėjimai, kaip tinkluose tos kompanijos save pateikia. Bet esmė tokia, kad bet kokiu atveju, man atrodo, reikia žiūrėtis namų darbus darytis ir pasižiūrėti, ar tikrai tas produktas turi tą poreikį. Nes jį sukelti, tai laiko tekmė labai, kai aš sakau, ilga bus, tiesiog reikės labai ilgai laukti. Vienas dalykas yra poreikis, o po to kaip komunikuosi, ar ne? Tada gaunasi marketingą ir po to kuitės duodi eksportui. Taip. Kaip sakant, kad išsiaiškinti visus know-how, kad nedaryti bereikalingų investicijų ir nešvaistyti laiko. Čia taip labai greit surezumau visą pusantros valandos pokalbį. Taip. Bet ko nori, kad tavęs visą laiką paklaustų? Manęs, kad paklaustų. Aha, atėjo pas tave potencialus tavo klientas ir aišku, aš kaip suprantu, ateina ir klausia visokių dalykų, kurie atrodo, bet ko nori, kad tavęs klaustų? Aš gal pasakysiu, ko aš noriu, kad man nesakytų. Nes aš labai šitą dažnai girdžiu iš klientų. Mes esam vieninteliai. Deja, jūs nesat vieninteliai. Retu labai retu atveju jūs būnat vieninteliai, bet šiaip dažnu atveju gal turbūt 99% jūs nesat vieninteliai. Ir aiškiai tikrai neįsityrė rinkos. Tikrai jūs esat nepasidarę namų darbų, jeigu nuo to pokalbis prasideda, ne? O manęs, kad užduotų kokio klausimo, tai man visą laiką patinka, kad klausia, kokį rezultatą gali atnešti ant stalo. Tai čia yra mano žmonės. Jie klausia, ko nori, o aš jiems paduodu atsakymą, kiek aš galiu. Tiek, kiek galiu ir jeigu jos tenkina, važiuojam, jeigu netenkina, aš nepritempinėjau. Nes yra tokia realybė, kai sako, aš galiu sukelti tą hypą ir sakyti, kad atnešiu ten per metus laiko 5 milijonus, bet kas iš to? Man kaip pačiai savo verslo savininkiai labai yra svarbu reputacija. Aš, kai sakoma, stebiu tokius dalykus, rekvizitus, viską mes dar jauni stebim, man atsiliepimai yra be galo svarbus, ypatingai, kad mūsų verslas yra iš lūpų į lūpas. Tai jeigu mane parekomendavo ten, tarkim, kažkuriam vienam klientui, dideliai kompanijai, tai didelė kompanija ten už 200, kuri daro 240 milijonų, pas mane tik tais per rekomendacijas. Ypač, kai tu negali pagal savo sutartis paviešinti tų prekinių ženklų, kuriem padėjo uždirbti milijonus. Tai yra labai triki. Tai yra labai, kai sakau, tokia siaura linija, kai kartais ir net ir norisi, kad net tau parašytų ir rekomendaciją, ar tai rekvizituose kažkur, bet jie man atveda klientų. Tai čia iš vienos pusės, kai sako, rekvizitai gal ten kaip rekvizitai, bet atveda klientus, kas yra svarbiausia. Žodžiu, taip, Pauliau,
parašyk komentarą. Rašyk komentarą, kiek aš tau padariau ten tų milijonų. Jo, nu, gali ir nesakyti. Ne visi milijonais Bet duok baigėsi, patvirtinimą, kad kad dirbom, padarėm ir dar taip. darysim. Yra ten rekvizitas, tai man labai patinka, kad net ir tos kompanijos, kur yra šiaip sutartis. Tai didelės kompanijos rekvizitose parašysis, kad ačiū, kad padėjai tam taip toliau. Tai aš džiaugiuosi tokia. Ir taip kaip ir, žinai, Ir užtenka ir viskas. Nes dažnu atveju tai taip ir būna, kad realiai tu arba kompanijos pasieki gamybinius jau tikslus. Ir kai sakoma, arba turi prižiūrėti jau esamus klientus ir viskas, arba mes nusprendžiam, kad ten po kelių metų dar pagrįžtam ir atvedam dar naujų klientų. Tai visokių tų istorijų yra, kai aš sakau. Bet man svarbiausia, kad tiesiog vyktų pardavimai, nes aš nuo to kaifuoju. Tai man turi vykti judesys, veiksmas, pardavimai ir kai sako, kad rezultatai kalbėtų patys už save. Tai va. Bet man lygiai tas pats, va čia aš labai puikiai suprantu tave, nes, sakau, nors mes esam kūrybinė marketingo agentūra, Taip. Esam Creative Performance Agency, nesvarbu, kaip čia vadinasi, ir man jau užmisa. Tai pavadinimai, man žinai, norėtųsi, kai jeigu reklamos agentūra, tai yra reklamos agentūra. Taip. Ir labai tame, va, su pardavėjais dar labiau aišku. Pardavėjais yra pardavėjais. Marketingas jau, tipo, biški pilkos zonos. Yra trikiai. Jo, va, ir čia, žinai, ir, pavyzdžiui, aš galvoju, dabar, va, turėjau nesnėjo pokalbį su keletą, žinai, potencialių klientų. Aha. Ir tokie, nu, neblogi, faini, žinai, taip, bet ir pats vatsa pagalvojau, dar vakar vakare pagalvojau, nu, kodėl man rūpi? Kodėl tau rūpi? Nu, taigi esu marketingistas, man gali nerūpėti. Taip. Galiu nurašyti ant bet ko. Nes paprastai, jeigu, tarkim, dirbi su vidutinio dydžio verslais, niekas ten per daug tave su pardavimu, ten kaip jāsi. Didesnės kompanijos taip. O dar geriau įvaizdinės kūrybinės agentūros, kurios paleido kampaniją 3-6 mėnesius ir viso gero, ir be atsakomybės. Nu, žinok, biški mane užknisa. Iš vienos pusės. Yra asmeninis skaudulys. Yra. Jo, ir kaip galvoju, va čia turiu progą. Taip. Nesikankinti. Taip. Bet kankinu. Kankinys. Aš empatiją labai turiu ir su tuo be galo nesusitvarku. Ir man, kai sako, kiekvienas verslininkas šiaip, geras verslininkas, kuris daro didelius pinigus, jisai šiaip empatijos nelabai turi kitam. Bent jau tiek ir Amerikoje šitai, va, tai tos potekstis tos yra, kad nėra empatijos, taip toliau, dėl to, kad verslas turi važiuoti ir jeigu pardavėjas, tai jisai turi būti geras, prisimti atsakomybę ir jeigu tu nepreformini, tu out ir čia empatijos neturi būti vietos, taip pat ir su išoriniam kompanijom, kurios, tarkim, nedeliverina ar kažką, jos turi būti out. O man va čia yra problema, kai aš sakau, ir atleisti yra problema, ir su klientais, nors aš žinau, kad jie ir neteisūs ten kažkuriuose vietose, bet mano empatija man vis stabdo mane. Tai tas yra, nu, aš tai manau, kad čia yra geras bruožas, tas drivina, tas bildina santykius, ir jeigu tu turi su klientais tokį santykį, kad paskambini, hei, man bėda, ten kažkas, tai čia yra, man tai jau čia yra next level, kai aš sakau, sekantis lygis, tai man atrodo, empatija mums padeda versle šiaip. Tai va. Jo, čia labai fainai, ačiū, žinai, kad to irgi pasidalini, nes aš tai jaučiuosi, kad nesu vienas. Bet, bet čia šitoje vietoje tai yra ypatingai labai svarbu iš vienos pusės, o dar svarbiau kitą kartą suvaldyti emocijas, nes kitą kartą tu iš tikrųjų bereikalą irgi skiri ten, kur visokių yra toksiškų santykių ir versle, ne tik šeimoj. Daug visokių. Visokių, būtent daug yra ir svarbiausia mokėti, ką versle pasakyti? Ne. Būtent. Ne. Vat, kad atsisakyti kliento, kuris jau yra red flag mėto, yra pirmas dalykas, netgi sakyčiau, prieš pasakant kainą. Taip. Nes yra tas įkainis, ar ne, dar rizikos koeficientas. Taip. Ir klausimas, ar tau vis dėlto verta? Ar verta ir ar reikia? Nes sveikatos tai jau nepagrąžinti. Nu, žinai, dabar sako, ir meilėje sveikatą gali nusipirkti šiais laikais, bet ar verta vėlgi? Gal geriau paprasčiau, žinai. Ar yra tokių produktų arba rinkų, sakykime, industrijų, kur nereikia, tarkim, tokių, kitaip sakant, ar savarankiškai gali eksportuoti be, tarkim, jūsų paslaugų? Tikrai taip. Dabar yra labai populiarus dropshippingas. Tai dropshippingų realiai daug labai kompanijų iš dropshippingo pragyvena. Tiesiog. Aš kažkada irgi savo e-komercijos svetainę buvau atsidarius, bandžiau su senukais konkuruoti, bet nepavyko. Čia, kai sako, pirmas glynas pristilės. Bet tu ir užsirovai. Bet užsirovai. Neturiu ką veikai, sako. Aš tokia esu idėjininkė. O ką išmokai iš to? Bet užsibrėži tikslą, kur, ko gero, žinai, kad pralaimėsi, bet ką iš to užsineši? Aš tai turbūt įsinešiau emociją.
Tikrai, turbūt tiesiog paprasta dalyka emocija, kad pasieku ir galvoju, gaila tu turbūt 10 000 sumerktų pinigų, ne gaila. Ir aš taip galvoju, bet čia yra pamoka. Ir kažkokia emocija liko, kad ten yra ne mano, bet aš ką išmokau, kad ten yra ne mano, nes ten nėra bendravimo. Nes B2B yra bet kokiu atveju bendravimas. B2B, jeigu B2B verslas verslui, tai mes vis tiek, kai sakom, artimiau bendravom, nes jau tu su savininkais turi pasirašyti sutartį, jau su tinklu irgi sutartis, kai sako. Mechaninis darbas. Toks biškiai jo, bet tas B2C, tas su galutiniu vartotoju, tai bet kokiu atveju, jeigu mes kalbam apie didelį kiekį, tai jau aptarnauja customer service, tai tas klientų aptarnavimas, tai tu negali pačiupinėti, tu negali paaiškinti žmogų, kodėl šita stiklinė tokia nuostabi. O jeigu tu dabar Sigitai būtum distributorius, aš tau pradėčiau pasakot, kodėl šita stiklinė yra tokia nuostabi. Jau mano pardaviminis kelias visiškai kitoks yra. O per B2C sektorių, tas e-komercija, ta vadinama, tai tu neturi jokio žmogiško jausmo, tu tik gauni pinigus, tu tik išrašai sąskaitą, bendrauji su buhalteriu ir gali tavo trikampis tiesom ir subaigti. Gerai, dar, kad būtų kvadratų, tai dar customer service prisijungia, ne, kai aš sakau pavyzdys, bet šiaip tai liūdnas man tas toksai, bet aišku, čia yra ne mano ir pasibandžiau ir viskas, bet dropshippingas, man atrodo, dar yra labai didelių perspektyvų ir šiaip mums eksporto yra gal kultas, kuris mums kiša koją šiai dienai eksportui, tai turbūt yra eksportiečių problema, nes mes buvom įpratę viską siūsti tik dideliais sunkvežimiais, tarkim, 33 paletės ir nei pirmyn, nei atgal. O klientas sako, žiūrėk, aš iš ties pirkau sunkvežimį, kurio tenais vertė, dabar tas abstrakčiai taip kalbu, bet 70 000, o man kitas gamintojas siūlo dropshippingo modulį. Kai klientas iš manęs nuperka, aš uždedu e-komercijui, kad pristatymas už 14 dienų, klientą tenkina, tas pristato tam ir man net transportų nereikia rūpintis. O tu man esi papildomas kaštas, nes man reikia sandėlio, kur laikyti tokias prekes, tokio dydžio. Man reikia, kai sako, transportų rūpintis, išmuitinimu rūpintis, o ten viską jisai parūpina. O tai kur čia yra tada, kas čia užslėpta? Kuo tada yra geriau tavo variantas negu jo vis dėlto, nors atrodo sąlygos jo labai geros? Iš vienos pusės, tai aišku, kaip aš sakau, pinigų neįšaldymas turbūt yra čia didžiausia matematika. Sandėly stovintis stokas yra vis tiek iššaldyti pinigai. Tu nusiperki, o su gamintoju dažnu atveju nepavyksta susitarti to, kad žiūrėk, aš neparduosiu, tai tau atiduosiu. Taip neveikia matematika dažnu atveju. Aš žinau tam tikrą dalyką, kad stokė esamas tavo turtas yra irgi valiuta. Aišku, yra valiuta. Čia žiūrint, kaip verslas yra statomas. Taip, čia labai, mes, kaip matai, aš įpinėjau labai daug skirtingų industrijų, tai man labai sunku yra būtent vieną tą mozaiką pritaikyti, žinai, bet esmė tokia, kad dropshippingas šiandien mums kiša koją, nes kalbant nuo tokių sektorių kaip baldai, šiltnamiai, batutai, eglės, tarkim, kas anksčiau būdavo tik tais gaminama, parduodama dideliais kiekiais į tokius tinklus kaip B&Q, Walmartas, ten, tarkim, kažkoks Marks & Spencer retailai. Tai anksčiau būdavo perkama viskas, ateina kalėdos, spalio mėnesį visi vežame eglutes į Walmartą. Čia kaip pavyzdys visiškai, kai aš sakau. O dabar, kai sako, jau Walmartas turi savo e-komerciją, kur tu gali užsisakyti tą eglutę ir gali jos laukti 14 dienų, kol neateis gal iš tos pačios Kinijos. Tai va, tai kai sako, tai mums šiai dienai, kai kliento paprašau, kad perkam didelius kiekius, jau pas visus yra biški toksai, palauk. Stovintis pinigai, kiek man parsiduos, sakau, žiūrėk, perties metais pardavėjai tiek, tai tikėtina šiais metais augimas vyksta arba pakritimas vyksta, tai parduosi tiek ir tiek, ne, bet palauk. Tai mus pradeda stabdyti savotiškai šiek tiek rinkos, nes yra naujų kultų ir taip toliau, ir jie eksportą šiek tiek išakoja, kaip aš sakau. Gerai, aš taip galvoju, turim čia tradiciją laidos. O, prašau, kas čia yra? Čia yra marketingo legendos orakulas. Kas manai versle, rinkodaros pardavimas, čia nesvarbu, nors marketingo legendos kanalas yra apie rinkodaros verslą, bet tai yra pardavimai ir verslas. Tai, kaip sakant, ta tendencija, kas boomins, kas tendencija, kur dėti pinigus, follow the money, galbūt klausimas, arba kokį įrankį rinktis, kad paskui tą verslą eitum koja koja. O ne iš paskos, o Vieną, ką galiu pasakyti, kad nesekit kriptovaliutų. Tai šitą, ką aš galiu pasakyti. Kiek sudeginai? Kiek sudeginai? Aš nei vienai centro, kai sakoma taip. O kokios prognozės, tai aš manau, kad šiaip Lietuvoje prognozės mūsų tai ganėtinai yra
labai geros. Iš esmės, jeigu taip kalbant, tai aš manau, kad ir BVP auks pas mus. Nes rinkimai artėja, žinai, vėl. Ir rinkimai artėja, kai sako. Taip. Bet esmė tokia, kad man atrodo, kad mes toliau eisim kaip Lietuvos rinka, nes aš turiu ne vieną susitikimą turėjus su labai didelė kompanija, pas kurią kažkada pati bandžiau belstis, kurios šių metų tikslas yra uždėtas Lietuva. Konstrukcinės didžiulės kompanijos, kurių apyvartos yra milijardinės, deda jau tašką ir ant mūsų šalies. 5-6 metai, girdit? 5-6 metai. Tai šiaip tai statybų sektorius 100% augo ir auks. Mano akimis, medžiagos produktai iš mūsų tikrai keliaujantis ypatingai premium lygis, jeigu mes kalbam apie pridėtinės vertės produktus. Aš nekalbu apie masinę gamybą, kur kepamas serijinės, ten tarkim duris, ten 1000 vienetų tos pačios, čia yra daugiau IKEA klientas, bet aš kalbu apie tokius klientus, kurie nebijo tau pamokėti daugiau pinigų. Tai apie šitą sektorių, langai, duris, visą kitą, ką tu Sigita išvardinai. Ir aišku, nišinės prekės, kurios yra susijusios su šiek tiek natūralumo. Tai reiškia, kad mes einam dabar ties į sveikatingumo kultą. Vis ko toliau, longevity, ilgas gyvenimas, taip, ir kai sako, net ir tam pačiam batonėlį, jeigu tu įneši kažkokio natūralesnio ingredientų, tu jau esi savotiškai nišinis. Superfoodai visi tie patys, taip, tai man atrodo, kad šitie du sektoriai, tai čia yra mano prognozės. Aha, nes matai, greito vartojimo prekės ir superfoodai, ar ne? Tai kaip biški skiriasi, va būtent. Bet turi gaminti ir pasiekti 5 milijonus. Žodžiu, čia tokių... Bet reikia kito pasikonsultuoti. Aš ką noriu pasakyti, kad jeigu ir kompanija nesiekia 5 milijonų, geriau jau daeiti taip, kaip priklauso kitų 5 milijonų ir nepadaryti klaidų, negu pasibelsti pas mane, kaip žmogus turi 5 milijonus apyvartos ir jau yra padaręs krūvą klaidų, kur reikės investuoti be galo daug pinigų, kad atstatyti tas klaidas. Tai va. Jo, nes, sakykime, aš jau tokiu pasidalinsiu iš savo pusės, jeigu nori netyčia praturtėti, ar ne, ir pigiausia. Iš tikrųjų, kažkada kas gali būti pigiausio, ką galiu pagaminti ir, tarkim, pusmečio bėgi, gal metų bėgi, patap milijonierių. Žinok, radau atsakymų. Radai? Pasakyk ir man. Žinok, rimtai. Tušinukas. Taip, Parkeris, biškiams lūžis arbits. Parkeris ir popierius. Ir popierius. Žodžiu, bet kada nueik, bet ko, paprašyk, gausi net nemokamai. Taip. 0 investicijos. Popierius ir pradėk rašyti. Ir tai, žinai, kaip pagalvoju, parašyk knygą. Bet tai apie parašymą knygos ar apie patį produktą? Žiūrėk, 2 keliai. Taip. Vienas dalykas, aš labai mėgstu magiją. O magija prasideda, kai tu pradedi materializuoti kažką. Iš širdies kairė ranka, iš žemės dešinė. Čia nesigilink. Jo, nes aš kartais papraktikuoju dešinę ir kairę rašymo. 2 skirtingi žmonės, 2 skirtingi raštai. Labai fainai. Plus visai kitas tempas. Taip. Bet tu materializuoji savo mintis jau čia. Tai yra vienas momentas. Bet jeigu taip for fun, tiesiog pabandykit išleisti romaną. Kaip pagalvoji, žinok. Tai yra kažkas tai tokio. Taip. Aš nesakau, taip, bet kuriuo atveju, žinai, iš 1000 vienam kažkas pasiseka padaryti, o iš to dar tų, kurie praėjo, ten maža dalis gal pataps milijonierius. Bet o jeigu? Tai čia tas klausimas. Jo, tai skirsi vieną puslapį į dieną, ar ne? Gal parašysi po 5 puslapius, prirašysi knygą per kelias mėnesius, duosi geram redaktoriui, ir viskas susikur. O dar šiais laikais ir dirbtinis intelektas, įdėsi į notebook LM, ar ne, kur sustemizuos minčių žemėlapį, sulyginsi, perskaitysi knygą Išgelbėti kačiuką, pasižiūrėsi, ar tavo scenarijus, ar tavo romanas atitinka, žinai, visas taisyklės ir įdėk į internetą. Ir stebėk, kas vyksta. Jo, ir stebėk, tai yra vienas iš tų dalykų, kur lengviausiai daryti. Tai yra, taip, tai yra mano tas rytis, kur aš darau, žinai, tai yra su turiniu, o arba
gali iš vienos pusės arba iš kitos pusės žinai pridėti ir, Taip. gali būt, kad patapsi milijonieriu. Bet tu čia labai gerai pasakai, matai, aš iš pardaviminės pusės tu man pasakyti tušinukas ir popierius. Tai aš iš karto skaičiuoju savo galvoj popierius, visiškai nulinė beveik marža, mes turime važiuoti ant kiekio, žinai, kai sako tušinukas, aha, iš Kinijos, kokia čia jo pridėtinė vertė. Matai, kai sako, Žiūrėk. bet dėl rašymo tai faktas. Jo, ir, tarkim, labai toks greitas, įdomumo dėlį, aš nežinau, aš pasiėmiau, aš nepasiėmiau. Madėm. Gal nupasakosi? Maneskin yra knygelis, Aha. ant kurių rašė ir ojetau, užstrigo pavardė. Žodžiu. Prisiminsiu, pasakysiu. Okay. Ir dabar iš pokalbio, žinai, biškai dega smegenis. Didėjai kūrėjai, rašytojai, anksčiau kas būdavo, jie turėdavo užrašinės ir užsirašinėdavo. Ir Maneskin buvo ta kompanija, kuri kūrė užrašinės, kad rašalas nepersigirtų per popierių. Supratau. Dar vienas užsirašinėjo ant Maneskin užrašinės. Ir daugelis kitų. Jeigu tai pasidomėsit istoriją, tai va tas knygelė, aš nusipirkau, nežinodamas, ką aš nusipirkau. Ir labai paprasta, žinai, žemiška, šeiminiška istorija. Žmona pasakė, kad tu čia taip brangiai nusipirkai. Aha, taip. Bet pažiūrėk. Geras dalykas. Po to abu taip dar giliau pasidomėjom, kas per kompaniją ir mes pamatėm tos knygelės istoriją. Prieš istoriją. Jo, ir užrašinė gali kainuoti 2-3 eurus, ten kainuoja 19. Ir tos 3 knygelės, kur aš turiu, jos turi dabar kiekvieną savo atskirą paskirtį. Ir ten prasidėjo kūryba. Ir tai, kas materializuojasi, iš principo, turi labai fainą savo, kad ir, pavyzdžiui, šitą laidą. Aš jau ją metai darau. Jau šiek tiek daugiau net. Nes gegužės 30 dabar, kažkas tokio, buvo pirmas įrašas darytas. Tai ir toliau darau. Ir jos dėka galiu, tikrai garbėję, žinai, pasikviesti ir svečią, kuris turi tokių įdomių verslo istorijų, ar ne, ir gyvena tame verslo pulse. Ir aš tikiuosi, kad ir žiūrovam irgi čia atsiranda ir įkvėpimo istorijų ir tada, ir pagalvokite, ką jūsų senelių ūkyje galite pasiimti ir paskirti į longevity. Taip, kažką. Ar ne? Kažką. Bet tu pradėk modeliuoti, užsirašyk, pradėk kurti galbūt turinį, žinai, ir tu niekada nežinai, kur tavo yra ta žvaigždė. Nes, pavyzdžiui, man, kaip pavyzdys, Instagrame žiauriai nesiseka. Aš ten toks neįdomus. Aš irgi. Bet kitose socialinių tinklų platformose įdomus. Mano yra LinkedIn, šiaip eksportas tai turbūt iš esmės yra pardavėjo įrankis numeris 1. Kai sako Facebookas, ne Facebookas, man irgi LinkedInas, aš ten ir didžiausią auditoriją auginuosi. Neturiu. Neturiu. Kažkaip Twitterį dar irgi daug kas vidiniam promotionui naudoja, kas yra susijęs su Amerika. Tai dar Twitterį irgi naudoju karts nuo karto, o šiaip tai irgi Instagrame nelabai esu populiari. Nežinau, aš kaip tą auditoriją užsiauginti. Aš kažkaip tokia net nesu tokia fokusuojanti į auditoriją, aš tokia, kad vieni per kitus, gal čia kažkada kažkas susikurs. Jo, čia, aišku, žinai, ne laidai, bet kuriuo atveju aš, pavyzdžiui, tau tam tikrą formulę turėčiau ką pasiūlyti. Pakalbėsim būtinai po šito. Pakalbėsim tai. Tai bendrai, tavo rekomendacija, galbūt palinkėjimas. Tau? Ne man, žiūrovom čia. Žiūrovom. Tai kaip tenais, jeigu turit pardavėjus ir jeigu žiūri mane kažkas, kas turi ar valdo įmonę, tai palinkėsiu kantrybę su eksporto žmonėm. Jeigu pusę metų ir dar nėra rezultato, pasižiūrėkit, ką daro, bet šiaip dažnu atveju nereikia tikėtis rezultato po 6 mėnesių. Jeigu norit atsiperkamumo projekto, pastovumo projekte, duokit jam šiek tiek laiko. Tai čia to ir palinkėsiu visiems. Kantrybės. Tai va. Nu ką, ačiū tau. Ačiū tau labai. Malonu.